Taip, labas vakaras dar kartą visiems. Ačiū tiems nedaugeliui, kurie susirinkot, nes kiti arba, kaip sakau, kažkur tai šildomės po saulę, tikrai pakankamai karštas oras, arba dar per anksti, bet per vėlai irgi labai nenoriu daryti. Kažkam tai būna per vėlai, kažkam tai per anksti. Aišku, įspėti iš anksto šiek tiek yra sudėtinga, nes tempas pakankamai yra didelis ir, galbūt netgi ir nebuvo tokios ekstra būtinybės, ar ne, kad iš anksto kažką tai spėti apie kažkokios tai ypatingas naujienas, bet tų naujienų bet kokiu atveju yra ir kai kuriuom pasidalinsiu naujienom preliminariom, ar viena žinau tiksliau, kitas ne visai tiksliai. Ir galbūt pagrindinis tikslas tai, kad jūs užduotumėt klausimus, įsiaiškintumėt, kas yra šiuo momentu neaišku ir kur mes stringam, kad galėtume eiti tada kažkaip tai progresyviau toliau į priekį. Tai va, dabar kaip aš ir sužymėjau, ar ne, noriu pakalbėti tiesiog toks ir kaip ir mano planelis, ar ne, pakalbėti apie visus pūlus, kaip jie veikia, ką jie duoda, vieni gal vienam pūlė esam, kiti gal kitam pūlė, kokios nusimato naujienos ir laukiam artimiausiu metu Alekso webinaro, tada bus, aišku, atsakymų labai daug į labai daug užduotų klausimų. Užduodam nuolat jam klausimus, o šiandien aš uždaviau mokymuose komandiniuose lyderių ir dar papildomai užduodu pastoviai šiandien visą sąrašą surašiau, taip kad tikrai yra tų klausimų ir laukiam to atsakymą. Taip kad šiandien, aišku, visko nesitikėkit, bet kai kurios momentus bus galima pasiaiškinti ir ką žinosiu, tą atsakysiu. Tai dabar jeigu bėgant per pūlus, ar ne, pirmas tada klausimas galbūt jums, kas gali greitai pasakyti, kuo skiriasi iš esmės premium pūlas nuo kitų pūlų. Koks jo yra išskirtinis privalumas arba išskirtinumas, ar ne? Pinigų grąžinimas. Šaunuolis, gerai. Tai va, tai aš kaip suprantu, Šarūnas tai yra tas, kuris tikrai seka viską nuodugniai ir žino kiekvieną niuansą. Ir tikrai pakankamai, sakau, atkutęs, ar ne, nors gal, sakykime, ne visi pūlai vienodai duoda, bet vėlgi šiandien su klientu buvau vienu susitikęs, raudonas pūlas labai labai blogas atrodytų. Tai blogas atsiperkamumas 2 metai, gal 2 metai plus, ar ne, bet žinant tai, kad raudonas pūlas, ar ne, jisai 10-mečiam į priekį ir tai yra iš esmės pagrindinis pūlas, iš kuris yra neišsenkamas, nes ten yra sukrauta didžioji dalis siuntamo monetų šitame pūle, sakykime, apie 65% visų išleistų monetų. Tai, žinant, tai yra pūlas, kuris mums neš kasdienės pasyvias pajamas. Aišku, kas turi mažai splitų, tam neša nedaug, bet po tam tikro laiko, po atsiperkamumo ir pakilus siuntimos kainai bus tikrai pakankamai geras instrumentas žiūrint į ateitį. Gerai, bet dabar mes pradėjom nuo premium pūlo, ar ne? Premium pūlo išskirtinumas, tai yra splitting 2, tai yra technologija, kuri leidžia nepatikus nusiperkame splitą, ar ne, mums kažkas tai nepatinka, mes splitą galim grąžinti atgal į tam tikrą pūlą. Tiesiog pūlas, uždaras pūlas jį išperka ir tą splitą sunaikina visiems laikams. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad, pavyzdžiui, mes už bet kokią ten sumą paimkime, pavyzdžiui, 5000 nusipirkom, ar ne, splito dalį kažkokią tai, ar ne, ir mes jau uždirbom 3000, pavyzdžiui, kaip pavyzdys per kokį pusę metų, ir mūsų netenkina atsiperkamumas. Mes nenorim dar 3 mėnesius laukti, arba mums labai greitai prireikia pinigų. Greitai, šiek tiek greičiau, ar ne, nes tas sugrąžinimas pinigų jisai nebus čia ir dabar jau iš karto. Tada mes paimam tuos savo splitus, juos bus procedūra, mes pervedam į tą uždarą pūlą, splitai mūsų yra sudeginami, sunaikinami, ar ne, ir mums iš karto 1/12 yra atiduodama paketo kainos. Dabar atiduodama po 30 dienų vėl 1/12, dar po 30 dienų vėl 1/12 ir taip per 12 mėnesių mes susigrąžiname pilnai visą sumą, be jokių mokesčių, ten papildomų keitimų ir panašiai, bet tą paketo kainą mes susigrąžiname pilnai. Reiškia, mes jau 3000 uždirbom ir dar tos pačius 5000 per metus laiko susigrąžinom. Sakykime, mums kažkas nepatiko ar
ar tiesiog prireikia kitokiais greičiais gauti pinigus, ar ne. Tai va, tai yra pirmas pūlas, kuris turi 100% pinigų grąžinimą. Nu, ir tai yra tikrai rimta, ar ne? Jeigu pasižiūrėti aplamai rinką, ar ne, nu, yra tokių produktų, pavyzdžiui, būna netgi mokymai įvairūs, ne, pavyzdžiui, netgi brangus mokymai, galima nusipirkti už 1000 arba už 5000 ir yra deklaruojama ir taip ir daroma, jeigu praėjot mokymus ir nepasiekėt rezultato, prašau kreipkitės, mes jų pinigus 100% be jokių kalbų sugrąžinsim. Tai va čia irgi tas pats veikia, tik aišku mes atsisveikinam su splitais, bet gaunam savo pinigus. Tai aišku, tą pelną, kurį uždirbom, mes jį turim, mes jį galim panaudoti, gal jau esam išleidę ir tuo momentu, kai splitus atidavėm į pūlą, jų atsisakėm, mes jau pasyvių pajamų nebegaunam, bet gaunam mokėjimus kas 30 dienų ir per metus laiko susigrąžinam visą splito kainą be mokesčių. Tai va, tai tuo šitas pūlas yra ypatingas. Ir dabar antras klausimas. Tada jums, kas iš jūsų nematėte šito pūlo atsiperkamumo? Arba kas matėte, geriau, kas galbūt nematėte, kas nematėte to preliminaraus paskaičiavimo, per kiek laiko atsiperka premium splitas? Ar yra tokių? Ta prasme, klausite, kas matė jūsų žinutę ir kas nematė? Nu, arba kas matė, pasakykit, arba kas nematė. Galbūt visi matė, tai visi telėsi, tai tada yra nemačiusi. Per kiek laiko atsiperka premium pūlas? Gerai, tada klausimas, per kiek laiko, kas gali pasakyti? Šarūnas tai žino, Šarūnas gali telėti. Kas be Šarūno? Per kiek laiko atsiperka premium pūlas? Preliminariai. Nu, Audrius. 2 mėnesiai. Nu, va, laimutė žino. O jeigu aš pasakysiu 7 mėnesiai, irgi gali būti taip. O kodėl 7 mėnesiai? Čia be akcijos turbūt 7 mėnesiai. Ja, panašiai, jo, be akcijos. Va, viskas labai teisingai. Reiškia, premium pūlas yra paskaičiavimas. Aš noriu dar sykį jį jums pakartoti, dabar siunčiu dar sykį į grupę. Pasižiūrėkite, ar ne? Tikimasi, ar ne, vėlgi, tai yra prognozė. Nu, niekas tiksliai nepasakys. Bet aš sakau, netgi jeigu šitą prognozę jinai pablogėtų 3 kartus, nu vis dar atrodytų labai gerai. Prognozė yra, kad per gerą mėnesį, ar ne, bus išpirktas 1000 splitų, ar ne, tai yra 22 milijonai eurų įmonės apyvarta. Na ir šita apyvarta yra paimta, na, pakankamai reali, ar ne, kiek galėtų būti įmonės apyvarta per ateinantį mėnesį. Tai nėra, kaip sakoma, ten 2000 eurų ar ten keli šimtai milijonų, ar ne, tai nėra. Tai yra 22 milijonai, tai yra realus toksai skaičius, ar ne, ir įvertinus šitą apyvartą, įmonė prognozuoja, kad tai galėtų būti išpirkta apie 1000 splitų. Ką tai mums reiškia? Tai reiškia, kad mes gausime atitinkamą skaičių ultimų per dieną ir per mėnesį. Ne? Tai vat šitam skaičiavime jūs matot, ar ne, kad prie kurso 4200 mes galėtume į mėnesį uždirbti virš 3000 JAV dolerių. Nu, kaip ir neblogai. 3000 atlyginimas kaip ir visai toksai nieko, ar ne? Ir jeigu mes paimam splitą be mokesčių, be nieko, jeigu dar pasidės mokesčiai, tai bus ir visi 7 ir 8 mėnesiai, sakykim, bet be mokesčių mes paimam 22 000, padalinam iš per mėnesį gautų pajamų ir mes gaunam atsipirkamumo laiką apie 7 mėnesių. Dabar, ką turim su akcija? Turim tai, kad už tą pačią kainą mes gaunam 4 kartus daugiau splitų. Na, arba jeigu vienam splitui įsigyti mums reikėtų 22 000, tai dabar vienam splitui įsigyti mums reikia 5500. Na, 4 kart mažiau pinigų ir mes išleidę 5500 be mokesčių, be nieko, mes gaunam tą patį vieną splitą. Ir vėlgi, turime vieną splitą, ar ne, arba sakykime, arba turim 4 kartus daugiau splitų, vėlgi, kaip čia, iš kurios pusės skaičiuosi, bet esmė tame, kad mes gauname
tą pačią sumą išleidę, mes gauname 4 kartus daugiau pinigų per mėnesį. Nu, sakykime, jeigu išleidžiam tos pačius 22 000, ar ne, ir gaudami nebe vieną splitą, o 4 splitus, mes į mėnesį uždirbam 13 000. Ir vėlgi 22 000 parimam iš 13 000, gaunam 1,68 įpirkamumo laiką. Tai yra pakankamai geras laikas ir aišku, čia yra tokios pasabos, kad skaičius, aišku, yra apytikslis, ultima kursas yra čia skaičiuotas 4200, kuris irgi keičiasi ir dar euro-dolerio kursas yra nevertinamas, bet ten, sakykime, 7-6%, 8%. Skirtumas irgi yra, bet vėlgi, kadangi čia nėra super ekstra tikslus skaičiavimas, bet preliminariai jūs galite suprasti, ar ne, kad šitas pulas visgi turėtų būti pakankamai pelningas ir netgi kažkokios nesėkmės atveju, ar ne, praktiškai mes minimaliai rizikuojam galbūt visais pakeitimo mokesčiais, įėjimo rinką mokesčiais ar panašiai. Kas naujai įeina, kas galbūt turi kriptovaliutų visokią, ar ne, tai jam tai dar paprasčiau viskas apinga, ar ne. Ir kažkas nepatiko, mes galime splitus sugrąžinti atgal ir gauti per metus laiko atgauti visus savo pinigus. Tai splitting 2 yra tikrai be galo geras sprendimas, ar ne, kuris padrasina stipriai bet kurį naujai ateinantį. Seniem pūlam to negalima pritaikyti, ar ne, kadangi seni pūlai yra suformuoti, decentralizuoti ir decentralizuoto blockchaino, sakykime, pakeisti pačius esminius parametrus, nėra galimybė. Ne, tiesiog tokių galimybių nėra. O kadangi tai yra naujas pūlas, ar ne, būtent jam jau bus numatyta galimybė tuos split tokenus, premium split tokenus grąžinti. Tai va čia su kuo bekalbėtumėt, vienas iš tokių esminių privalumų yra, gali tikrai pasakyti, kad žmonės iš principo niekuo nerizikuoja. Ne visai nieko, kuo jie rizikuoja, kaip visada jie rizikuoja kainą. Kokia bus ultimos kaina po mėnesio, po metų, po 5 metų. Galima sakyti, nieks nežino, ne? Bet vėlgi žiūrint tai, ką įmonė daro, nėra tokia žiauriai didelė tikimybė, kad ultima ten nuvažiuos iki $1000 ar iki $100, ne? Sakykime, teoriškai visada tikimybė tokia gali būti, ne? Bet jinai yra tikrai pakankamai minimali, žiūrint, ką įmonė daro, kokius produktus paleidžia, kokias technologijas paleidžia, kaip plečia ekosistemą. Ir dar daugybė dalykų, aišku, yra nepaleista, kas irgi įtakos į ultimos kainos augimą. Tai apie premium poolą tiek ir dabar gal mes po truputėlį ir tada sustojame. Jo, dabar klausimas, jo, labai gerai, taip aš ir noriu padaryti, kad premium poolą. Jūs prognozuojat, kad 1000 bendrų splitų taip bus, bet čia gali būti tik pirmom dienom, ar kiek gali augti greitai. Kaip buvo su gold splitu, irgi buvo prognozuota 10 000, bet per vieną dieną jau viršijo šitą skaičių. Jo, šito dalyko niekas neišprognozuos. Todėl vienas, sakykime, iš visą laiką atsarginių variantų yra, ar ne, mes gaunam pirmus mokėjimus, atsiminėjom savo pinigus. Vienu žodžiu, kas jaučiatės dar nedrąsiai, ar ne, tada jūs atsiminėkite pinigus, ar ne, kai yra mokėjimai didžiausi, aišku, jeigu kursas neblogas tuo metu. Jeigu kursas prastas ar nemokėjimai geri, bet gal kursas prastas, galbūt verta kažkiek tai palaukti. Vienu žodžiu, kiekvienas čia strategiškai žiūrim, kada mums tos pinigus atsiimti. Aš, sakykime, žiūriu drąsiau, tai neskubu pasiminėti pinigų ar ne. Ten galbūt tik mažom porcijom kažkokiam tai gyvenimui pasiimu, bet kad, sakykime, iš esmės atsiminėčiau taip nedarau, nes vėlgi pas mane dirba 4 pūlai. Ir sakau, nematau tokios esminės tikimybės, kad viskas čia užgestų ir pradėtų eiti monetos tos pačios arba šiek tiek mažiau, bet ultimos kaina ten kristų į beprotiškai žemumas. Tai tiesiog pūlas atsidaro, jeigu matot geresni rezultatai negu prognozuota, gerai, viskas tvarkoja, jeigu matot, kad blogesni arba stipriai jisai greitai pildosi, ar ne, tai tada tiesiog greičiau reikia pasiminėti pinigus, ar ne, ir jaustis ramiai, ar ne, nes uždirbti reikia,
kripto rinkoje būti yra gerai, bet būti ir jaustis nejaukiai irgi nelabai malonu iš tikrųjų. Tai va, tai tiksliai tikrai niekas nepasakys, matysim, kaip tai atrodys birželio 1 dieną, kaip žinote, visi dabar mes perkam, akumuliuojasi bendra splitų suma ir birželio 1 dieną splitus, kurie dabar yra kabinetuose, mes juos įsivedam į savo privačias Smart Wallet piniginės ir jau po paros matom pirmą rezultatą. Sakykime, ir tuo metu, kai jau bus atidarytas išvedimas, jau mes ir matysime sistemoje, kiek yra splitų, ar ne, kiek yra jų išpirkta. Ar ne, galų gale, aš manau, blockchain'e ir anksčiau mes galime matyti, ir dabar turbūt galime matyti, reiktų nueiti blockchain'ą pasižiūrėti, ar ne, kiek jų yra išpirkta, kokiais tempais yra perkama. Vėlgi galima padirbėti su tikimybių teorija ir jausti, ar ne, kas bus po to. Tai vėlgi galima pirkti dabar splitus, ar ne, kas yra 4x arba 38x, arba, sakykime, jeigu vėlgi labai nedrąsu, galima tada pirkti po, ten, nežinau, kiek bus 28 ir kiek ten po mėnesio laiko, 20%, jeigu atsima, tai per mėnesį 80%, tai čia dar 2 savaitės, ar kiek čia praėjo, ne, 1 savaitė praktiškai, jo, tai 100%. Nu jo, tai grubiai bus kokie 2,8, ne, tam plus minus. 3, 2,8 ir 2,6. Ir būtent jau su tokiu X-u pirkti tada prieš pat pasileidžiant šitam pūlui, prieš pat birželio 1 dieną. Nu, vat antras variantas, ne. Aš tai perku dabar, ne, mano fokusas yra kuo daugiau nupirkti prie didesnio X-o ir X-ui mažėjant, ar ne, tada jau žiūrėti, kiek nusipirkti papildomai ar nenusipirkti. Galbūt kažkas strategiškai elgsis kitaip, galvosit, kad gal splitų bus per daug, tada jūs galbūt galit šiek tiek matyti, kaip jie pildosi ar ne, ir tada kažkokius priimti sprendimus šiek tiek toliau. Bet aš darau, būtent dabar pagrindiniai pirkimai man yra dabar. Tai aišku, tiksliai aš nesakiau Asta, bet, sakykime, tokios mintis. Ačiū. O dar klausimėlis, ar čia šitas skaičiavimas jūsų padarytas su tuo 1000, taip, bendru splitu? Jo, čia yra padaryta su 1000. Kaip? Jis, nekintantis, ta prasme, kaip 1000 būtų tik tai bendru. Čia, sakykime, atsidarė ir 1 dieną yra 1000. Arba atsidarė ir birželio 15 yra 1000. Ta prasme, mes kalbam apie kažkokią tai akumuliuotą sumą iki birželio 1 dienos. Sakykime, jeigu bus mažiau, bus gerai, jeigu bus lygų, tai iš vis idealu, jeigu bus daugiau, bus daugiau. Ta prasme, sunku pasakyti, tai yra vėlgi ne mano skaičiuotė, įmonė netgi oficialiai tos skaičiuotės, man atrodo, dar nėra pateikusi, tai yra, sakykime, tariantis su Aleksu, prieita tokia išvada, kad iš, maždaug pardavimų apimties, kuri galėtų būti per gerą mėnesį arba per mėnesį ir 2 savaitės, galėtų būti tai 22 milijonai, kas daugiau mažiau realu, ir tada išeinant iš to, tai galėtų būti apie 1000 splitų. Nes mes jau turim minti, kad praktiškai kitų pūlų niekas dabar nepirks, taip paprastai būna, vis naujas pūlas atsidaro, seni pūlai kaip dirba, o visi perkam naujo pūlo splitus. Ir tai yra gerai tiem, kurie turi senus pūlus, kitus pūlus, ar ne, tai tada iš esmės nesipildo tie pūlai splitais ir mes uždirbam jau daugiau mažiau tokį fiksuotą ultimų skaičių. Tik tai, aišku, laukiam geresnio kurso ir kai galėsim tos pinigus pasimti. Tai va, tai kiekvienas naujas pūlas yra gerai. Pavyzdžiui, o dabar atsiranda šitas premium, jau goldą turbūt mažai kas perka, gal ir perka kažkiek, tai reiktų pasiekti, aš nesiekiau, bet tikrai netokiais tempais. Tuo labiau gold pūlas nėra grąžinamas kažkaip, tai visi bent jau dėl to privalumo didelio tikrai perka šitą premium pūlo splitus ir atitinkamai goldas netai pildos arba nestipriai arba visai nesipildo. Manau, kažkiek pildosi galbūt. Ir mes jau turim kažkokią stabilų monetų patekimą į mūsų pinigėlį. Nes splitų kiekis praktiškai išlieka plus minus stabilus. Tai yra gerai. Tai yra labai gerai. Ką dar turime šito pūlo klausimų? Būtent iš premium pūlo.
Gerai, tada premium poolą, tada mes galim plus minus uždaryti, ar ne? Klausimų kaip ir neturim, ką mes ten turim iš eilės toliau, ar ne? Toliau. Green splitai ir gold splitą. Na, kažkas tai turite green splitą, ar ne? Ir turėsite pereiti į gold splitus. Ar tai reikia padaryti greitai čia ir dabar? Nebūtinai. Vieni tik išgirdo ir iš karto puolė keisti, ten kažkas nesigavo, iš karto pradėjo nervuotis, kodėl čia kas ir kažkaip tai. O klausimas, o kodėl greitai keisti ir kas nuo to pasidarys, ar čia bus kažkas nuo to geriau. Atvirai pasakius, aš neskaičiavau. Aš ta prasme, kiek bendrauju su kolegom iš kitų grupių, iš kitų valstybių ar ne, kitose valstybėse gyvenančių, praktiškai matau tą pačią tendenciją, tiesiog reiktų gal kalkuliuoti paimti rankas ir viską, bet tiesiog nėra ką imti, nes kolegos pasako, kad žalias dabar yra, sakykime, šiek tiek geriau negu goldas. Na, duoda kaip ir šiek tiek daugiau, ne, procentaliai, ten gal 7%, gal kažkiek, tai koks skirtumas. Aš nesukau galvos, aš net nepaskaičiau, rasiu laiko, gal paskaičiuosiu, o gal net neskaičiuosiu. Tiesiog žalės dirba. Iki kiek jis dirbs, dabar data yra gegužės panašiai 25. Įsidėmėkit šitą datą, plus minus gegužės 25. Kaip jinai išskaičiuota būtent matant blockchain'e parametrus, ar ne? Matant ties kokiu bloku nebeliks pūlę ultimų, kurias galima bus atiduoti, ne, į rinką. Ir matyti yra išskaičiuota, kad tai visgi ne tarp 50, kas buvo labai preliminariai pradžiai pasakyta, o iki kitų mėnesių 25 jisai plus minus turėtų dirbti. Tai jeigu jisai ir pelningesnis bent kažkiek, tai ir dar turėtų dirbti, ir tegul dirbti. Tai bent jau daug protingų žmonių yra dar jokio keitimo nedarę. Vienas dalykas. Antras dalykas, dėl ko nedarau aš keitimo ir dar kiti kai kurie nedaro, aš ir nedariau dėl pagrindinės antros priežasties, ar ne, kad kol kas keitimas yra, sakykime, green splitas, jis yra dabar dvigubai mažesnė kaina, $110. Tuo tarpu, kai goldas yra $220. Vadinasi, mes gauname, išleidę dvigubai daugiau green splitų, mes gauname dvigubai mažiau gold pūlo splito. Ar tai gerai? Sakykime, kai kuriem tai yra sąžininga, bet kai kuriem nelabai tai patinka, ar ne, nes realiai, jie mokėjo tai 220, dar plus mokesčiai, plus visą kitą, ne, ir gauna staiga mažesnį vertą. Tai šitoj vietoj buvo daug diskusijų, buvo daug kalbėta su Aleksu, bendrauta aiškintasi ir dabar sprendimas yra toks, kad būsime visi patenkinti. Ir vėlgi, aš nesakau čia galutinio kažkokio sprendimo, bet tarp mūsų kalbant, greičiausiai bus taip, kad bent jau tie, kurie pirko už ultimas, arba vadinkime už grynus ar ne, paketus neusmartus ir panašiai, tai jie tikrai turėtų gauti 1:1. Vienas žalias atitiks vieną auksinį, ar ne. Taip turėtų būti, tokios kaip ir tendencijos, bet sakau, tai yra negalutinis kažkoks sprendimas, jį pasakys Aleksas, bet aš taip šiek tiek išbėgdamas į priekį, matyčiau, kad gal taip ir įvyks, ar ne, neįvyks, kažkaip galbūt kitaip įvyks, ar ne. O ar bus visiškai visiems sulyginta, ar galbūt visgi bus diferencijuota ir tie pirkimai, kurie buvo smartus už kažką tai tenai, ar ten kokius dar galbūt tokiamus ir panašiai, už ką ten buvo pirkimai, ar jie bus kažkaip tai kitaip, gal ir bus. Ir tai, jeigu bus, tai bus irgi labai sąžininga. Tai šitas sprendimas jau bus labai greitai. Aš manau, kad mes jį išgirsime trečiadienį. Ruoškitės, webinarui turėtų būti trečiadienį. Turėtų būti vienas bendras webinaras, aišku, pristatymas premium pool'o, ar ne, visų privalumų ir panašiai. Ir antras webinaras, tai būtų jau klausimai atsakymai, kurių tam tikrai yra visa paklodė ir vis pildas. Tai trečiadienį pasiplanuokit. Nežinau, ar abiem kalbom bus rusų anglų, ar tik rusų kalba, bet manau, kad turbūt pirmasis turėtų būti rusų kalba greičiausiai.
vat išaiškinimas, o paskui, jeigu bus perėta į anglų kalbą, tą pačią dieną kitą nežinau. Tai va, kol kas tokie yra planai. Tai va, tai dabar dėl green splitų ir gold splitų, arba unity ir gold splitų, jau turbūt pasakiau, ką žinau, ar turim klausimų iš šitos dalies. Jūs kad kas kitos smartais, ta prasme smartais. Business split, Rolandai, labas. Sakai, kad... Gerai, Gintai, kalbėk, tada pirmą Gintas, paskui Šarūnas. Nu, gerai, Gintai, išjunk. Business splitam. Kažkada buvai minėjęs, kad susirinkus kažkas apie 25 000 business splitų, kad liktai kažką žada sustoti. Dabar jau žiūri ir toliau eina virš 25 splitų. Ar čia atvedus klientą dar ir toliau gausim tos business splitus, ar čia kažkas keisis? Jo, Gintai, gerai. Šitas klausimas bus atsakytas truputį vėliau. Dabar tada biškutė apie Unity ir Goldą, apie šitą pakeitimą. Ir šitoje vietoje turim klausimų. Apie business dar pakalbėsim, mes po truputėlį šėrės taip reisim. Šarūnai, tada koks pas tave klausimas iš... Jūs sakote, kas pirko smartais, tai ta prasme iš swapingo, ne? A iš to? Jo, aš manau, jo, iš swapingo. Taip, nu, nes kitaip smartais, tai ten neapsimokėjo, ta prasme. Ir net ir nebuvo ten tokios kitos galimybės, bet iš swapingo, nu, reiškia, greičiausiai, kad, nu, sakykime, sąžininga būtų, jeigu ir nebūtų prilyginama vienas Unity vienam Goldui, bet jeigu ten, sakykime, įmonės matematikai bus paprasčiau ir vieną metodą pritaikyti visiems šalies, nu, tai visi tik apsidžiausime. Nuo to mums tai tikrai nebus blogiau, bet bent jau tai, kad tie, kurie pirko už untimas, kad jie neliktų nuskriausti, tai tokia mintis yra ir tikiuosi, kad plius minus kažkaip tai turėtų būti ir įgyvendinta. Gerai, tada, kadangi dabar Gintas paklausė apie business poolą, nu gerai, ar dar turime apie Unity ir Goldą? Kaip ir klausimų liks? Tai bus pranešta iki kol pasikeis, ne? Poolas, ar čia Aleksas per mokymus praneš? Jo, jisai praneš, jisai gal jau trečiadienį praneš, kaip ten viskas. Net jeigu kažkas ir pasikeitė, tikrai buvo žmonių, kurie paskubėjo ir pasikeitė, nu, jiem tai pasirodė, kad pasakė, reikia greitai šventą viskas čia daryti, net negalvojant ar ne, yra ir tokių. Tai manau, kad jiem irgi bus kažkaip tai pritaikytos tos pačios sąlygos, atbulinė data ir viskas. Atsimenat, kai mes pirkom su cashbacku 100%, ar ne, akcija pasileido nuo vasario 15, ar ne, bet visiems pritaikė nuo vasario 1, kurie ir pirmieji pirko, nors tuo metu apie cashbacką dar niekas nekalbėjo, ir visi pirko, nuo vasario 15 paleido cashbacką, ir visiems atbulinė data irgi pritaiko, kažkas dar negavo, bet gausim tikrai, bet aišku, tas buvo žadėta apie birželio mėnesį, kaip net kantriai laukia. Jau birželio mėnesį, jeigu ten kažkur kažkas taip pasiteiks, aišku, klausim, kada, kas, kaip ir kodėl. Tai yra, kol kas dar yra šiek tiek laiko. Gerai, tai tada prieinam prie business pool, ar ne, prie business pool, taip. Buvo tokia mintis 25 000. Šarūnas gal... Nepamečiau, dar klausimą turiu vieną. Ja, gerai. O tai kas green poolo turi vietos, tai ką su jo daryti? Nepildyti nieko dabar? Nu, sakykime taip, pati licenzija, jinai neperės, jinai niekaip nebus keičiama ir panašiai. Jeigu matysim sąlygos geros, ar ne, nu tai ką, galbūt apsimokės užpildyti ir pakeisti. Nu, bet, sakykime, turim sulaukti rezultato, ar apsimokės ar neapsimokės, ar ne, ar apsimokės premium geriau pirkti, ne. Nu, vėlgi, visada labiau apsimoka naujo poolo splitus pirkti, bet galbūt dėl tam tikrų aplinkybių apsimokės ir tą pasibaigti. Pavyzdžiui, aš irgi turiu, VIP poolo, raudono turiu daug licenzijos, žalio turiu pakankamai daug, žalio tai šis turiu labai daug. Nu, tiesiog, tai būna, kad supuola, ar ne, ten įvairias akcijas, ten gauni ten kelis kartus daugiau negu tikėsi ir, aišku, nespėjai pildyti. Ir staiga atsiranda naujas poolas ir tada dilemautai, kurį pildyti. Arba naujo net pildyti nebereikia, kaip trečio goldo, ar ne, tiesiog jau įpirkti su viskuo, su kontraktais.
Tai taip ir lieka tos licencijos, bet Aleksas sakė, kad jos yra neriboto laiko, jeigu kažkas matysim kažkurio metu apsimoka pildyti ir pildys. Nu, pavyzdžiui, ten kažkurio metu mūsų pūlas, su kuriuo mes dirbam, jisai tiek prasiskaičia, ar ne, kad per lėtai atiduoda. Nu, pavyzdžiui, pafantazuokim, koks premium pūlas. Gal taip ir nebus, sakykime, bet jeigu, ar nebūtų, kad jis labai jau, mes dabar perkam premium pūlą, ar ne, paskui po pusę metų jisai duoda, va taip jau, mažokai, mes pasižiūrim, o jeigu paleisim ir plus, aišku, nereikia pamiršti, kad goldo pūlos tai jisai 12 mėnesių be haulingo, o premium 6 mėnesių, ar ne, po 6 mėnesių haulingo. Tai yra ir pliusai ir minusai. Galbūt pasirodys, kad po 6 mėnesių, kaip atėjo premium pūlo haulingas, ar ne, iki to mes uždirbom daug viskas vėliau, paskui atėjo haulingas ir mes matom, kad kažkaip biškutį per mažai tų pinigų gaunam, tada paimam antrą dalį, tai yra nuperkam kontraktą žaliajame, unitis pūlę, ar ne, ir tą pasikeičiam į goldą. Ir goldas duoda, sakykime, skaičiuoja prie 25 monetų į parą, o ten prie 6. Ir pasirodo, kad jau tuo metu iš goldo mes gauname taip ir daugiau. Galimas toks scenarijus. Aš aišku, čia sukūriau, taip sakykime, dabar pirmą kartą sugalvojau. Bet, kodėlgi ne. Tai aš manau, kad visą laiką reikia skaičiuoti, kad kadangi laikas yra neribotas, aš manau, kad Aleksas ir neribos, nes 10 kartų apie tai pakalbėjo ir nemanau, kad jums ir kažkada sakys, viskas, kad mes juos naikinam, ne? Prasmės kažkokios naikinti nėra. Galbūt pasirodys, kad jau apsimoka užpildyti, tada užpildom tenai kokį, nežinau, spalio, lapkričio mėnesį ir dar ten bent jau 4 mėnesius turim dvigubus mokėjimus negu iš premium pūlo, kaip pavyzdys. Nes tiesiog ten yra 12 monetų išeina, čia 25 monetų išeina. Vienas iš galimų scenarijų. Supratau. Ačiū. Jo, gerai. Dabar dėl šito business pool, ar ne, tai dėl business pool buvo tokia mintis, kad 25 tūkstančiai splitų ir daugiau jų kaip ir nebus, bet nebuvo tai kažkaip tai labai griežtai užgarantuota, ar ne, buvo tokia mintis iškelta, kad taip norėtų Aleksas padaryti, bet kol kas jis nėra dar pasiruošęs to padaryti, ar ne, nes, realiai pagal prioritetus neišeina. Sakykime, kada atidarys naują business poolą, nežinau. Tai čia, aišku, bus klausimas Aleksui, jisai atsakys artimiausiu metu, galbūt trečiadienį, galbūt kitą dieną, bet vėlgi iš kitos pusės nebus tikrai taip, kad jis bus praskestas kažkaip beprotiškai, ar ne, kad ten gausim mažus labai pinigus, ar ne. Bet jeigu, sakykime, ir pasidarys koks, kad ir 40 tūkstančių, vėlgi vertinant tai, kad mes galim mesti viską, trenkti viską ir pamiršti, kad ir metam laiko, ar ne, sakykime, visus mokėjimus, po metų laiko ateinam, iš business poolo mums prikritę tiek ir tiek monetos kaina jau ne 4000, gal 14, gal 24 ir vienu ūpu pasiimti, ar ne, nieko metus laiko neveikiam, atėjom, pasiklaim į vartą ir pasimėm pakankamai solidžią sumą. Tai vertinant tai, netgi 40 tūkstančių, ar ne, tų split tokenų galėtų nebūti baisus kažkoks skaičius, kuris labai tenai praskies, labai mums liūdna būtų. Aišku, kuo mažiau, to geriau, bet sakykime. Vėlgi, galbūt žinant tai, kad tai mokėjimai nesibaigs ir po metų, ir po 3, ir po 5, vėlgi tai yra pakankamai solidu, netgi prie didesnių splitų kiekio. Tai aš taip galvoju, ar ne, tai yra tarsi pensija. Vieną kartą uždirbam už pardavimus business splitų ir toliau norim dirbam, norim nedirbam. Ir jie vis tiek, sakykime, kažkokia tai suma gal ir kažkiek dabar mažėjanti, o su laiku vis tiek, manau, atidarys tą antrą business poolą ir jau ten visą laiką po truputėlį ateis. Pensija visai smagu. Gerai, apie business poolą turim dar klausimų kažkokių tai? Dar Rolandai klausimas, jeigu dabar, dar leiskim, klientai perkasi, dauginasi pinigus automatiškai, dasipirkinėja iš goldo, dasipirkinėja iš premium poolo, tai vis tiek tie business splitai kažkaip, ar jie kaupsis tada, ar jie nesikaups jau, jeigu, ta prasme, uždarys tos business splitus?
Ne, tai dabar, pavyzdžiui, bet kuriam pūlė esantis žmogus, jisai gauna ultimo ir jisai turi praktiškai 3 variantus. Arba tiesiog ultimas kaupia piniginėje, greičiausiai, o ne biržoje, arba jisai parduoda tas ultimas, arba perkasi naujus plitus. Na. Tai va tas pirkimas naujų splitų, bet kokiu atveju visą laiką mums duos biznis splitus. Bet kada, bet kokiu atveju duos. Ar duos per šitą biznis splitų pūlą, arba bus atidarytas BSP2, antras pūlas vis tiek mes gausim. Ir kalbant, kadangi prakalbam apie biznis splitų pūlą, ar ne, nepamirškim, mes už kiekvieną pardavimą gaunam 40% biznis splitų. 40% nuo tiesioginio kliento. Tai yra didžiuliai pinigai. Tai yra beprotiškai daug. Aišku, tai mokamas splitais, bet dvigubai daugiau negu iki šiol, ar ne, ir atsiperkamumo, sakykime, tų bonusų, kurie įkristų, galbūt, jeigu mokėtų ultimomis įkristų čia dabar, tai jeigu, sakykime, buvo kažkoks atsiperkamumas, kokie, nežinau, 6 mėnesiai, tai prie 20% komisinių, prie 40% komisinių, mums viskas sukrenta per 3 mėnesius. Po 3 mėnesių viskas sukrito, visas bonusas pilnai ir toliau viskas, mes visiškai pliuse, ne? Sakykime, jau mes savo kaip ir atsiėmėm, o toliau jau mums tą vadinamą pensiją, pardavėjo pensiją kapsą. Tai ir 40% bus visą akcijos laikotarpį. Bent jau kol kas yra toks išaiškinimas. Reiškia, bus 2, 3, 8, 3, 6, 2, 8, 1, 7, ten dar 1, 6, 0, 6, 0, 4. Iki 0,2 vis dar bus 40%. Tai paskui, kai jau 0, ar ne, tai tada turbūt vėl grįž prie to 20%. Kažkas bus vėl kitaip. Bet 40% yra daug. Labai daug. Ir dar vienas svarbus dalykas, ar ne, kas matėte, kas esat lyderių šiatą, ar ne, kad už pardavimus nuo 15 gylio ir giliau, tai yra už pirkimus, ar ne, mes irgi gausim bonusus. Ne tik tie, kurie pasiekė ten deimantų, kurie pasiekė 250 000 apyvartos, kas, reikia tam šiek tiek laiko, ne, kad pasiekė 250 000. Kai kuriem iš mūsų čia nedaug laiko iš tikrųjų su tokiais tempais. Bet būdavo, kad pasiekus 250 000, ar ne, mes gaunam ne tik kažkur tai nuo giliai esančių pardavimų bonusus, ar ne, tai yra gaunam ne tik nuo 15 gylio, bet ir nuo 16, 26, 1000 ir taip toliau. Tai dabar šitas gylis atsiveria praktiškai nuo pirmo pasiekto, nežinau, ar nuo perlo, ar ten tą pirmą reikia, sakykime, koks ten yra Amber ir Perl, ar ne, nuo kažkurio, ar ne, Aleksas šitą išaiškins detaliau, bet mes iš karto galim, net jeigu bus po mumis daug klientų giliai, mes galim nepergyventi, kad vis tiek mums už tai irgi bus atlyginta, ne, tam tikra procentinė dalis, ar ne. Tik aišku, maždaug jeigu aš gerai supratau, aš irgi dar ten, sakykime, reiktų išaiškinimo, kad, sakykime, jeigu mes pasiekėm pirmą laiptelį, ten gavom 100 eurų, ar ne, kaip pavyzdys papildomo ranginio bonusą, ar ne, tai mes dar gaunam 1% nuo viso gylio. Na, pasiekėm dar vieną laiptelį, jau ten 2% nuo viso gylio. Pasiekėm 3 laiptelį, 3, ten ir galų gale pasiekėm deimą, ar ten kas 2% šoks į viršų, kaip, bet, sakykime, pasiekėm deimantą, jau gaunam 15% ir įsą gylį, tai aiškiai, jeigu gaudavom, kaip dabar pavyzdys, gautume 40%, tai jeigu būtume deimantai, gautume 55%. Nežinau, kostas. Jeigu ten kažkoks dar aukštesnis deimantas, ten 16% plus, tai 20 plus 16, tai yra 36 ir taip toliau. Iki kiek dabar padarė, aš jau nebežinau. 23% ar dar daugiau. Ar 33 dabar, nežodžiu. Užauksim dar iki tokių skaičių, bet tiesiog yra, ten buvo toks kaupiamasis deimantų bonusas, ar ne, kuris ten pasiekus tam tikras didelės apyvartas būtų atiduodamas ir dabar yra atiduodamas, tai jis yra naikinamas tam, kad
paprasti žmonės, ar ne, kuriem dar iki to ten milijono apyvartos yra toli, kad jie dabar galėtų pajausti didesnį atlyginimą, ar ne, jau nuo viso gylio, sakykim, papildomai. Na, o pirmi tiesioginiai klientai yra visada apmokami geriausiai, ar ne? Tai jeigu antras gylis 7%, ar ne, tai pirmas dabar 40%. Tai yra skirtumas didžiulis. Ir jeigu ten 10 gilio, ne? Nu, jo, gerai. Gylis dabar duoda 10%. 10%, nuo kurio iki kurio, ta prasme, pirmas gylis 10%. Priėmus pakvietus tiesioginį, už tiesioginį gauni 40, o antras gylis duoda 10. Ai, nebe 7, o 10, jo, supratau, aš nepasižiūrėjau šito momento. Nu, reiškia, va, tie procentai, ar ne, iš to Manto pūlo, ar ne, kurie buvo ten ir kaupėmieji, ir ne visiems yra taip greitai pasiekimi, jie pereina į žemesnį lygį, ar ne, kad tie paprastesni žmonės, ar ne, kurie galbūt ir neturi kažkokio tikslo ten pasiekti milijoninį apyvartą, ar ne, kad jie galėtų jau šiandien pajausti didesnius pinigus už rekomendacijas. Tai, yra, manau, labai geras sprendimas, ar ne, kad ne tik iškelti tuos lyderius, ar ne, lyderiam ar taip gerai ir dar geriau vis tiek, ar ne, va, bet ir paprastiems žmonėms dabar yra gerokai pagerintos sąlygas, ar ne, ir jie gali, va, ir kaip sakė, antrų gylį jau gauti 10% ir taip toliau. Tai va, tai turėkit minty, kad pardavimai čia yra be galo pelningi. Sakau, raskite antrą kompaniją, kuri duotų tiek daug pinigų už pardavimus. Aš nežinau, yra tų visokių ten tų kompanijų, bet sakau, vien su MVM, kai aš pasikalbėjau, paskutiniais kartais, kiek kalbėjau, tai ten kosmosas. Ten, kad uždirbti 1%, tu ten turi vėliau kiek reikalų padaryti, apyvartų padaryti, savo prisipirkti, dar paskui sugės išmesti, nes nieks iš tavęs nepirks ir gausi ten kokį 0,5% nuo pardavimo. Bet ten, kai papasakoju, apie ką kalba, čia tu gauni 20-40%. Ir praktiškai pardavė ir čia dabar gauni. Ir dar biznis splitas gauni, kuriais tau bus sumokamas atlyginimas, sakykime, išsimokės tarsi per kelis mėnesius sugrįžtas visas bonusas ar ne per atsiperkamumo bonuso atsiperkamumo laikotarpį. Ir toliau dar tu neribotą laiką gausi pinigus. Nežinau, pardavimai tai yra kosmosas. Kas turite bent kažkokią menkiausią gyslelę pardavinėkit, linkitės, tai yra beprotiškai geri pinigai. Gerai, apie biznis pūlą turim dar klausimų? Kas pas mus pagal grafiką neturim, ar ne? Gerai, toliau taip. Royal poolas. Apie Royal poolą vėlgi, sakykime, bus aiškumas iš Alekso, daug nekomentuosiu, tai yra senai bendruomeniai didelis bonusas, ar ne, kad dalis senosios bendruomenės visą laiką išeidavo su pelnais ir mokėjo suktis, mokėjo laiku parduoti monetas, laiku nusipirkti, bet dalis buvo tokių, kurie vis galvoja, kad bus vis geriau, kaupė, ar ne, nieko nepardavinėjo ir paskui išėjo šiek tiek su nusivylimu, ar ne, ant seno blockchaino, kai kripto rinka pradėjo kelis metus važiuoti žemyn ir mūsų monetos ant seno blockchaino irgi važiavo žemyn. Kadangi kitose monetose praktiškai nebuvo kam skūstis, ar ne, nei Satoshi Nakamoto, nei kažkam, tai negalima buvo pasiskūsti, o čia, kadangi visą laiką buvo Aleksas, kuris vis gaudavo žinutės, kad čia dabar blogai, ar ne, aš negaunu savo pinigų. Tai ką padarė Aleksas pirmiausia, tai padarė tą keitimą į smart coinus, ar ne, iš senų monetų, su kasmėnesiniais mokėjimais ir 3 arba 5 metų atidėjimu ir plus reikia, aišku, smart coino kainą sunaukti. Tai yra pirmas pakankamai geras bonusas, iš tikrųjų geras, tai dar prieš tai buvo bonusų, ar ne,
kas žino senieji, galėtume pasakyti, kad papildomai tenai buvo labai gerų galimybių. O čia yra dar vienas ekstra bonusas, seniesiem atidaromas Royal Poolas, ir visi pirkimai, kurie buvo bet kurių paketų, monetų kasimas tenai, ar kabinete, ar piniginėje fermoje, ar ten dar kažko tai buvo pirkimas, ar ne, gal kokių kortelių, dar kažko tai, visi šitie pirkimai, ar ne, už visus šitos pirkimus visa senoji bendruomenė gaus Royal Splitus ir nuo birželio 1 dienos irgi gaus kasdienės išmokas, ar ne, pagal savo duotų pinigų kiekį. Tai va, irgi yra labai labai superinė dovana, ne, ir jeigu kažkas turite prie savęs žmonių, kurie dar to nežino, tai būtinai pasakykite, būtinai priminkite, būtinai pakvieskite, kad truputėlį jau pradėtų domėtis, kadangi birželio 1 jau čia pat. Iš principo, per gegužės mėnesį reikia visiems pasakyti, kad visi ateitų ir užsiregistruotų naujoj sistemai. Gal jie norės pirkti, gal nenorės pirkti, mes atsakykime, kaip jie norės, bet tegul užsiregistruoja ir susikuria Smart Wallet piniginės. Ir tuomet, kai gaus Royal Splitus, tiksliau jau dabar jie yra kabinetuose, bet bus atidarytas išvedimas ir galės išsivesti birželio 1 savo piniginės ir gauti kasdienius mokėjimus. Tai nepamirškite savo klientų, savo partnerių, savo draugų, pažįstamų, kurie dar dirbo su savo pačiai monetomis. Tai čia turbūt tiesoji ir baigsiu apie Royal Poolą. Toliau VIP poolas, ne, VIP poolas, raudonasis poolas. Raudonasis poolas, vėlgi, kaip jau pradžioje minėjau, atsipirkamumas 2 metai plus, tai yra kaip ir ilgai, jeigu žiūrėti kažkokius kitus finansinius produktus, kur ateina žmonės, ten minimali kokia investicija 5,000 ir tu turi minimum 3 metus arba minimum 5 metus laukti, kol tau pinigai sugrįš ir atiduos kokius ten 6% metai. Ar ne, tai tas 2 metai ar 2,5 kiek atsipirkamumas netrodo tragiškai, tuo labiau, kad VIP poolas, kaip sakiau, jis yra amžinas, jame yra 65% monetų, visų ultimos 100,000 ar ne, ir tie mokėjimai bus pastoviai ir po metų, ir po 2, ir po 5, ir taip toliau. Tai tas poolas kaip yra geras, bet iš kitos pusės, žinant kripto rinką, žinant, kad joje galima uždirbti daugiau, natūralu, kad žmonės nori daugiau. Tikisi iš kripto rinkos daugiau. Arba, kaip dažnai Aleksas sako, mes jau esam pakankamai išlepinti. Ir mums ten kažkoks tai 100% metinio, kažkaip neįdomu. Vat kokie 300, ten, o jau, gal pasirašysiu. Taip, kad vėlgi atsipirkamumas ten mėnesis ar pusę metų, ar ten 8 mėnesiai, jo, kaip ir dar pusę bėdos, bet jau, 1,5–2 metų, ne, Aleksui negerai. Tai vat Aleksas pasiūlius pagerinimą, greitų metų sužinosim, ar ne, koks tai bus pagerinimas tiems, kurie turi VIP poolos splitą. Ir paskui vėlgi galvosim, kai bus pagerinimas, turėdami laisvos licencinės talpos, galbūt dar pirksim papildomai, kažką tai leisim pinigus tenai. Tai kai bus aiškumas, tada ir kažką tai darysim. Galbūt tai jau bus trečiadienį, galbūt bus kažkada vėliau, bet apie tai irgi stipriai yra diskutuojama. Taip, žiūriu. Gerai, iš Royal ir VIP poolų, ar turim kažkokių klausimų? Čia 2 poolus prabėgo greitai. Jei neturim, bėgam toliau pagal grafiką. O tas Royal Poolas turi kažkokią tai, ta prasme, kažkokius skaičius, kad pasižiūrėt būtų galima, kaip jisai ten skaičiuoja. Royal Poolas skaičiuojasi taip. Paskaičiuota, kad bus 1 milijonas splitų, jeigu aš gerai atsimenu, ar ne? Ir jūs galite pasiimti savo išleistus pinigus, ar ne? Čia reiškia mintis kokia, čia yra kiek mums splitų sumokės per Royal Poolą. Tai mūsų išleistų pinigų suma, ar eurais, ar doleriais pasiveskit, dalinasi iš milijono ir mes tada matom, kiek splitų turėjo atsirasti mūsų kabinete.
Jeigu buvo pirkimai ne už ultimas, o ten už kažką kitą, gali būti mažesnė suma. Ir galbūt Aleksas ir šitoj vietoj sulygins, ta prasme, kad greičiausiai padarys visiems vienodai, ar tu pirkai už ultimas, ar tu pirkai už dolerius, ar ten kažkokius už kažką tai dar, ar ne, už kažkokius tokenus kitos, kurios turėjom kitas monetas, visiems turėtų būti vienodos sąlygos, taip kad vieniems visiems bus labai gerai, nes jie mokėjo kažkokiam jau uždirbtom monetom, o kiti mokėjo grinaisiais, ar ne, bet ir tiem liks patenkinti. Na tai va, tiesiog. Suma dalinasi, bent jau aš pas save net nebuvau įėjęs į kabinetą, atvirai pasakius, visi turbūt gal buvo 10 kartų, užėjęs aš net nebuvau. Kažkaip tai tie kolegos mane atvažiuoja, sako, tai kaip čia su tais Royal Poolais, tu čia mūsų prigazinai, primokinai, tai dabar aiškiai, tai atsidarėm tos kabinetus ir vieną kabinetą buvo atsidaręs, kaip tik žmogus išleido ten apie 15 000 eurų, kažkas tai tokį, ar ne, ir paėmėm tą sumą, padalinom iš milijoną, padalinau prie akių, sakau, žiūrėk, kiek turi būti, ir pasižiūrėjom į kabinetą, tiek įkrito centas į centą. Nes jis įpirko viską, sakykime, grinaisiais, tuo metu ten ultimą, ar doleriais, jeigu buvo USDT mokėjimai. Tai va, taip, o kiek tų splitų bus, aš nežinau. Ir turbūt gal ir niekas nežino, nes, vėlgi, kaip dabar pasakyti, kiek bus splitų, visiems į kabinetus priskaičiuos, bet dalis žmonių tuos kabinetus pametė, dalis pamiršo, dalis nusispjovė, dalis prisijungs gal po metų atsibus, dalis dar po kažkiek, tai kiek jų bus, niekas nežino. Reiškia, vėlgi bus tos pačios ten 25 monetos, ar ne, ir į kiek splitų dalinsis, kiek mes jų persivesim į piniginės, iš kiek ir dalinsis. O kiek persivesim, pabandykit ir suprognozuoti. Taip, kad šitos skaičiaus aš nežinau, manau, ir įmonė nežino, ir kaip jau persives, taip ir persives. Visi tada mes ir matysim. Taip, turbūt plius minus atsakiau, ne? Gerai, tada taip. Kas toliau? Ko dar nepasakiau, einam toliau, cashbacks. Cashback points taškai. Dabar šita sistema yra tvarkoma, modifikuojama, taip kad jeigu ten kažkur kažkas tai dar nepasirodo, ar kažkas tai nesuveikia, ar ne, šiuo metu tai turėkit minty, kad šita sistema yra pertvarkoma, gerinama. Ir reikia dar šiek tiek kantrybės, šiek tiek laiko, kol kodai sukris ar ne, arba kažkas tai turi dar ant senos sistemos irgi dar turi voucherius ir kodai turi ateiti Bitcoin biržos ar Binance biržos, irgi ten jie yra keičiami ir panašiai, vėlgi nesukrenta. Tai vėlgi reikia šiek tiek palaukti. Tarp kitkais man irgi pasižiūrėti, į seną sistemą man tai irgi pastoviai krisdavo, tai jau biškutį senokai bižiūrėjau. Tai va, su cashback taškais ir lygiai tas pats kortelės, kol kas už cashback taškus paimti negalima šiuo metu užma kortelės. Tai kas pasiėmė, sveikinu, jau nemažai iš mūsų čia esančių kortelės turim, ne? Ir kas neturim, tai dabar turėsim laukti, kol ten sistema sutvarkys. Tai čia dėl taškų, bet taškų panaudojimas šitų yra neribotas. Pavyzdžiui, aš praeitos sistemos taškų išpirkimas, panaudojimas, tai yra metai laiko, bet laimutė žinos ar ne, pavyzdžiui, pas mane dar yra neišpirktų taškų, tai ir Liepos mėnesį pas mane baigėsi, tai tiesiog reikės galvoti, ar jas išpirkti, ar jas tiesiog palaidoti. Tai žiūrėsiu, kur tuo metu bus patogiau, pelningiau išeiti, ten ir eisiu. Sakykime, negali visko numatyti, ar ne? Vis tiek, kiekvienu atveju stengiasi kažką į priekį pasimti, ar nematydamas, kad produktas yra vertingas. Bet, pavyzdžiui, su licenzijom vėlgi, pirmas pūlas, daug licenzijų buvo paimti į priekį, nes atrodo, kad vos nebus tai vienintelis, pirmas ir paskutinis, ir pakankamai unikalus, ir pakankamai patrauklus. Dabar, sakykime, paskui pasirodė, kad jau pildyti ir neapsimoka, taip kad,
Vėlgi, kartais gali pataikyti, kartais gali nepataikyti. Bet kai aš sakau, kai dalyvauji praktiškai, aš kaip dalyvauju visuose pūluose, jeigu jūs dalyvausite daugiau pūlų, tai vidurkis bus pakankamai geras. Jeigu raudonas pas mane ilgai atsipirkinėja, žalias kosmosas, jis ten praktiškai buvo ultimos kursas, dar tavo geras per mėnesį, ten atsipirko viskas. Atvyksiu milijonų, po mėnesio milijonas įkrito. Tai va, tai vienas toks nekoks, kitas žiauriai geras, goldas irgi neblogas, ar biznis vėl tau duoda ten pastoja tos mokėjimus. Tai, kad kuo daugiau pūlų, tuo geriau, tuo tas, čia kaip ir vienos įmonės lygmenį, ar ne, bet vėlgi tas diversifikavimas, kuris yra visada sveikintinas ir vertingas. Turėti ir vieną produktą, ir antrą, ir trečią, ir bendruoju sumoju mes turime kažkokį pakankamai neblogą vidurkį. Taip, dėl kortelės ir cashback taškų pasakiau. Aišku, toliau klausimai, kuriuos uždaviau Aleksui dar šiandien, tai kada pasileis virtuali kortelė, ir kada pradės veikti senoji angliško banko kortelė, tai artimiausiu metu irgi sulauksime atsakymus. Taip. Nežinau, tokie pagrindiniai niuansai, gal aš visko nepasižymėjau, dabar žiūriu, ko dar nepasakiau. Dar irgi buvo dažnai užduodamas klausimas, ar galima apjungti kelių kabinetų taškus. Cashback pointus, tuos taškus, ar ne, shopping pointus, kad juos būtų galima naudoti kažkokiam tai didesniam produktui nusipirkti. Negalima. Tokios galimybės nėra ir greičiausiai ir nebus. Taip, kad jeigu pas kažką yra kažkoks mažas likutis, ar ne, tai galbūt paskui kažkoks bus sprendimas, kaip jį panaudoti. Aš manau, bus, kabėsim 500, o mažiausias ten voucheris, ten kažkoks nuo 1300, pavyzdžiui, ar ne, tai su laiku, aš manau, bus kažkoks sprendimas, kad juos panaudoti. Arba galbūt tiesiog vėl ta taškų programa atsinaujins, kas irgi greičiausiai įvyks, ar ne, ir vėl prisijungs papildomai taškai, vėl galės kažkur tai išleisti, vėl pasipildys, išleisti ir taip toliau. Tai va, bet apjungti kol kas tokios funkcijos nėra. Toliau klausiau irgi, ir vėl, aišku, tas neaiškus klausimas, yra ir mano komandoje šių žmonių, 65+, kodėl kortelės iki 65, nežinau, nieks atsakymą nežino, gal kažkada pasakys, čia aišku yra ne įmonės sprendimas, čia yra banko sprendimas, bet kodėl tie vyresni žmonės jiems nepatinka, negaliu pakomentuoti, gal kad jauni per juos neplautų pinigus, dabar pagalvojau, ar ne, ten priregistruoja kokią nors savo mamą, 88 metų, ar ne, viską jos vardu tvarko, milijoną eina, iš jos nieko nepaimsi, mama numiršta, ten ir toliau be milijonai kurį laiką sukasi. O gal pakankamai reali priežastis, dabar pagalvoju, kodėl 65+. Aš tiksliai neturiu atsakymo, bet kol kas buvo 55+, dabar 65+. Jeigu nėra galimybės pasiimti kortelę, nes mes vyresni ir mūsų klientai vyresni, tai galvokime apie vaikus, draugus, galų gale savo giminės, kurių vardų galima pasiimti. Brolio vardu, mamos, ne mamos, tikros vardų, sūnaus vardų ir panašiai. Ir naudoti jau tiem žmonėm, kuriem yra virš 65 metų. Atrodo, daugiau nieko neturiu ypatingų sąrašas. Toliau, ką dar noriu pasakyti, irgi pastebiu tokį dalyką, kad ne visi kažkaip skaitote skaidres, ar ne, ką jos reiškia. Tai irgi skaidrėse, akcijos skaidrėse irgi yra pakankamai daug kas parašyta, vėlgi mokėkim skaityti, o dabar aš atsidarau, kad ir rusišką, sakykime, skaidrę, ne, kad dabar yra 380% splitų, ar ne, duodama daugiau, ar ne, matote, netgi vizualiai paveikslėlis, ir liko 4 dienos. Ką tai reiškia 4 dienos? Tai reiškia, kad yra dabar jeigu 4 dienos, tai dabar yra pirmadienis, ar ne? Tai žiūrėkit, yra kokia šiandien diena? Jo, pirmadienis. Tai yra antradienis, trečiadienis. Ne, dabar pirmadienis, jo.
4 dienos. Kodėl 4 dienos? Nes anksčiau buvo 4 dienos, tai pavadė, pirmadienis, antradienis, teisingai, jo, viskas gerai. Šiandien yra pirmadienis, 4 dienos liko. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad pirmadienį ryte, ne, 7 ryto, plus minus išeina skaidrė, ne, pakartojama, kad liko 4 dienos. Tai reiškia, pirmadienis, pirma diena, antradienis, antra diena, trečiadienis, trečia diena, ketvirtadienis, ketvirta diena. O akcija baigėsi penktadienį, jau po vidurnakčio. Tai vat penktadienis yra nulinė diena. Arba sakykime, dabar liko 4 dienos, antradienį liko 3 dienos, trečiadienį liko 2 dienos, ketvirtadienį iš ryto liko 1 diena, ta diena pasibaigė, penktadienį prasidėjo nulinė diena. Nu, reiškia, mažiau negu 1, reiškia, nulinė diena liko ir akcija visą laiką baigėsi penktadienį 1 valandą nakties Berlyno laiku. Tai yra 12 valandą nakties Berlyno laiku arba 1 valandą nakties mūsų laiku. Va, niekada netemkite kitokio laiko, niekada netemkite, bet tiesiog, jeigu klientas ten, nežinau, po kažkokios šventės grįžo ten 10 vakaro ir su daliais pinigais ir turi tų pinigų, tai dar galima ir kažką suorganizuoti. Kas turi tokią galimybę padėti, pasakyti. Arba galbūt žmogus tiesiog turi kriptovaliutos, kažkur tai prisikaupęs staigiai pardavė bitkoiną, 11:30 ar ne, kol susiorganizavo, kol užsiregistravo, 1:30 nusipirko paketą ir jam viskas sukrito. 1 valandą įvyksta perrinkimas. Taip, kad taip žiūrima iš tą skaidrę, ar ne, toliau matom, ar ne, netgi datą, 05.03, ne, tai kokia čia yra diena. 05.03, tai turėtų būti penktadienis, ne, teisingai. Tai aš gerai, jo, netgi jeigu išeina suprasti, tai kiek čia tos 4 dienos, tai yra 4 dienos pilnos ir 5 yra tai jau nulinė diena. Ne, realiai, tarsi, jeigu ryte šiandien skaidriai išėjo, tai kaip ir turim 5 dienas. Ne? Bet 5 yra nulinė. Tai mes dar galim pasižiūrėti, apačioje yra data, 24 metų 5 mėnesių 3 diena, 3 diena, tai yra paskutinė diena. Ir 4 diena jau yra šeštadienis, jau bus 360% arba 3,6x. Tai va šitoj vietoje irgi nežiūriu, kai kas manęs vis nuolat klausia, ar ne, tai kada, kas ir kaip. Tiesiog pasižiūrėjom į skaidrę ir matom, kada konkrečiai kokiu metu peržengė. Tai dabar iš principo žinot, kad penktadieniais 12 val. Berlyno laiku įvyksta perjungimas. Na ir va, pagal šitos skaidrės duomenys vėlgi galite orientuotis. Ne? Ir toliau, kas dar parašyta, kad tai yra premium poolas ir kad yra išmokėjimai birželio 1 dieną. Reiškia, vėlgi dažnai klientai klausia, o tai kaip kada, o tai kas ir su kuo, ir aš jau nusipirkau, kur mano pinigai. Tai turit visiems iki galo atnešti informaciją, kad jūs dabar dedate pinigus, bet jie jums pradės dirbti šiek tiek vėliau. Kodėl jums dabar apsimoka dėti pinigus dabar? Todėl, kad jūs gauna dabar 4 kartus daugiau vertės, arba 3,8 daugiau splitų kartų už tą pačią kainą. Nu, norite gauti mažiau, ar ne? Vat, sakykime, 0,525 bus 300%, 0,525, žiūrėkit, 300% ir iki 31, va 300. Tai va, jau galite sakyti, jeigu norite gauti visų 100% mažiau, ne 4x, o 3x ar ne, nu, tai galite ateiti paskutinę savaitę. Jeigu jūs nenorite laukti ir galvojate, kad čia kažkur uždirbsite greičiau. Na, tai gaunasi savotiškas toks dalykas, kad jeigu jūs pinigus atnešate, įdėtate anksčiau, jūs gaunate didesnę vertę už tai, kad jums reikia šiek tiek palaukti. Na? Jeigu jūs ateisite vėliau, ateisite ten 31 dieną, kaip pavyzdys, gegužės, pirmos jau leis išsivesti, ar net, tai jūs, jums jau praktiškai nuo pirmos pradės splitas dirbti, bet jūs gausit visų 100% mažiau už tą pačią kainą. 100% yra daug. 100% yra ketvirtadalis, ar net to, ką įmonė siūlo, tai yra labai daug. Tai 20% yra daug, kam prarasti. Tai va kaip yra žiūrima į šitas skaidrės. Ar turim klausimų dėl skaidrės? Rolandai, turiu klausimą, o tai čia rašo 06.1, o tai ne nuo kito mėnesio pasileidžia? Pirmos dienos?
Ne, nuo 6.1, nuo birželio 1 dienos. Nuo birželio 1. Kito, ta prasme, nuo sekančio mėnesio. Ne, buvo, kad iš principo nuo kito mėnesio, todėl gal tai biškutį sumaišė tave, nes kiti pūlai ir buvo nuo kito mėnesio, ne, iš principo, bet čia mes turime daugiau negu mėnesį. Mes turim, kadangi Dubajaus renginys, ar ne, paskui įsivažiavimas, kol dar žmonės suprato, kas tas premium pūlas, kol Aleksas taip jau kažką paaiškina pirmajam webinare, kol dabar dar išaiškins, dar visus patobulinimus pasakys ten trečiadienį, ar ne, tai tam tokiam biškutį įsivažiavimui ir susiorientavimui, dargi tos buvo 2 savaitės, kai netgi akcija nesikeitė, ar ne, ir 2 savaitės. Na, pirma buvo nepilna savaitė, antra buvo pilna turbūt savaitė ir dabar jau persivertė, ne, jau ta trečioji savaitė, kai jau turim 380%. Tai ir dar mes turėsime visą kitą mėnesį, ne, to laukimo ir, kaip sakau, kodėl laukti. Aišku, būtų smagu, nusipirkau, iš karto gaunu, bet, vėlgi, sakykime, tai jeigu būtų taip, ne, tai aš labai suprantu paprastą dalyką, ateitų labai dideli pinigai, ar ne, ir staigiai supirktų tą pačią dieną, sakykime, daug licenzijų, ar ne, ir jau nuo rytojaus jie patys ir atsiema savo grąžą, ar ne, atsiema pajamas, paskui sugrįžta pinigai ir gauna pelną. Tai gautųsi labai neteisingai, kad vėlgi kažkokie milijonieriai uždirbtų labai daug, o kažkokie tai mažiukai, jie nei pinigų neturi ir milijonieriai supirko, staigiai pinigus atsiėmė ir vėl tampa milijardieriais. Tai kad taip neįvyktų, ar ne, yra toks ištęstas laikotarpis, kad splitai jų kiekis kažkiek tai akumuliuotųsi ir paskui jau sistema pradėtų mokėti daugiau mažiau sąžiningai, ar ne. Taip, gerai, kokiu dar turim klausimų, ko dar nepasakiau? Turiu, Rolandai, dar klausimą dėl premium pūlo darbiškai, aš vėliau atėjau čia į mokymus. Norėjau paklausti, kaip bus nuskaičiuojamas smarto kiekis tas pats, kai norėsi padaryti revardą, ar bus didesnis procentas smarto? Aš manau, kad tas pats bus, bent jau kol kas. Revardui visą laiką ten 1300-1500 plus minus smartų, ten 1280, šiek tiek sviruoja, ar ne. Vėlgi, jeigu smarto kaina stipriai pasikeis į kažkurio pusę, gali čia vykti pasikeitimu. Bet kuriuo metu pavyks, nes Aleksas minėjo, kad bus smartų įmama daugiau. Bet kada daugiau nežinau. Iš tikrųjų būtų galima irgi šitą klausimą užduoti. Tuoj aš susirašysiu. Nes ten irgi buvo, kad, sakykime, didins komisiją, nes smartus noris irgi iš rinkos išvalyti, kad ir smartų kaina kiltų. Dabar jų yra kaina pakankamai žema. Bet vėlgi, jau dabar, imant revardą, vėlgi, priklausomai nuo smarto kaina, ten sviruoja tarp $6-8 revardas, ar ne? Vėlgi, ne visi gali imti tuos revardus, arba netgi praeina savaitė, susikaupia ten $10, negi imsi revardą, ar ne, kai tau komisija ten $7-8. Tai kada kels ir ar tai greitai bus, kol kas apie tai nekalba, tai manau, kad dar kurį laiką tikrai panašiai ir turėtų likti. Toliau, kai darom pavedimus, kas dar nežinot, ar ne, kad tai yra procentas smartais mokamas už pavedimą ultimą, išvedimą į biržą arba mokant už paketą, premium pūlo paketą ir 5% mokama ultimą. Tai vėlgi, turite visą laiką įsivertinti, kad smartų būtų. Aišku, minimalus smartų kiekis visą laiką turi būti 5500, bet jeigu pas jūs, pavyzdžiui, yra lygiai 5500, tai jūs dar galėsite, sakykime, padaryti pavedimą ir paskui, aišku, jau ten nebeleis toliau nieko daryti.
nes tą procentą paims ir užteks, nebent ten tas procentas bus didesnis suma negu 5500, tai tada net to negalės padaryti. Ne? O kai darot kažkokį, tai norit pirkti kažkokį paketą, aišku, irgi visą laiką turėkit minty, kad reikės 5% turėti daugiau pinigų. Visą laiką geriau ne 5, kokiais, gal 6% turėti, ar net 7, nes vėlgi priklausomai, kaip tuo metu atrodo kaina, ar ne, kartais būna krenta, tai tada atitinkamai, sakykime, tas papildomas procentas mums kompensuoja ir mes vis dar galim tą norimą paketą įsigyti. Jeigu kaina kyla tuo metu ultimos, ar ne, tai viskas gerai. Tai turim 5% lygiai pliuso, dar kaina pakilo ir mums užteko ir dar biškutis liuko. Tai vėl visą laiką įsivertinkim, kad papildomų pinigų ultimų ir smartų visą laiką turi būti piniginiai. Dabar 1 sekundėlę, ar ne, aš prisijungsiu maitinimo šaltinį. Taip, tik dabar pasakykit, ar garsas nepasikeitė, nes turėjau atjungti ir garsą. Bet kokiu atveju, tikiuosi, gal nepasikeitė, tikiuosi, kad biškutį geresnis, negu buvo anksčiau. Viskas gerai. Viskas gerai. Gerai. Va. Taip, tai su smartai, su ultima pasakiau. Ko dar nepasakiau? Kokiu dar turim klausimų, kurio vietoj dar... Dabar galėtum dar pasakyti, kokie procentai skaičiuojami komisui, dabargi pasikeitė. Komisui 5% ultimos ir būdavo anksčiau smartų tiek, o dabar... Jo. Ką tik tą ir pasakiau, galbūt dar sėkiu, tada paakcentuosiu, ar ne, kad buvo smartais 5%, ar ne, tai buvo. O ultima nebuvo nieko. Ultima buvo 0. Tai buvo, aišku, labai patogu. Kaip patogu, smartų reikia visą laiką, o ultima tada tiksliai turi tą sumą, žinai, kad paketas kainuoja tiek, padarėjai, nusakim, orderį, suformavai ir matai, tiek piniginiai turiu, iš karto vedu, jokių problemų. Ne? O dabar jau turi vertinti, kad turiu turėti daugiau 5% ultima monetų, negu kainuoja paketas. Ne? Tai dar sėkiu. Ką Laimutė sako, 5% komisinis mokestis, ultima moneta už pavedimą, plus 1% smartais ir dar ten papildomai blockchainas dar truputėlį paima. Jis ten 2 kartus paima 1% ir dar paima ten kažkokį tai tinklo mokestį, ten 280 ar kiek ten tų monetų. Tai vėlgi ten bus turbūt šiek tiek daugiau negu 1%, todėl visą laiką gerai turėti biškutį rezervą. Ne? Ir būna dalis žmonių, kurie ten pastoviai balansuoja ant mirties tos ribos, tais 5500. Ir sakau, vis tiek kažkurio metu reikia turėti jų daugiau, įsigyti vienu metu daugiau, ar ne, ten, nežinau, 20 000, 50 000 tų monetų. Monetų kaina dabar yra pakankamai žema ir tada ilgai savo neturėti jokio vargo dėl tų smartų. Aš, pavyzdžiui, pirkau smartus paskutinį kartą, ir po to dar pirkau, sakykime, ir po 0,05 ir panašiai, bet prieš tai buvo pats didžiausias pirkimas pas mane po 0,09. Nes tuo metu kilo, tuo metu buvo kaip ir tendencija, kad lyg ir dar turėtų kilti, ar ne. Tai visko nenumatysi, visko nežinosi, ir aš darau klaidų ir netgi atrodo daug žinodamas, kad tai susitarpu gerokai brangiau, 3 kartus brangiau negu reikėtų. O dabar yra 3 kartus pigiau. Tai taip, kad drąsiai visi pirkit smartų ir visi ramesni laikai. Kas dar liko neatsakyta? Iš tikrųjų, Aleksas, sakau, visą paklodę klausimų gavo, juos analizuoja, ruošiasi ir ruošia tos sprendimus ir trečiadienį labai daug ką mums paaiškins, pasakys. Ir dar ką, jeigu greičiausiai bus 2 webinarai, vienas bus
aplamai premium pool, toksai prezentacinis, tai iš šitą webinarą tikrai ar rusiškai, ar po to bus angliškas, kvieskit ir savo draugus, kolegas, kurie bent kažką yra girdėję apie pasyvias pajamas iš jūsų lūpų. O kur bus klausimai atsakymai, tai rekomenduočiau nekviesti. Stipriai nereklamuoti, nes, klausimų begalės ir realiai tie atsakymai, manau, bus geri ir teigiami ir palankus ir mus visus pradžiugės. Ir žmonėm, kurie tenai ateina pirmą kartą, ką jiems ten suprasti, jie planai ten nieko nesigaudo. Tai jiems ten sėdėti ir suprasti, kad čia kažkokios technologijos, kažkokie pakeitimai, kažkokie atnaujinimai, privalumai, pliusai, minusai ir panašiai. Kam to reikia, manau, jų kviesti ten nereikia, o į prezentacijas būtent premium pool, tai tikrai kvieskit. Ir kaip žinot, kiekvieną dieną nuo antradienio iki šeštadienio yra pardavėjų grupėje, rusų kalba yra prezentacijos vyksta, tai kad visada gali papulti gyvai ir karts nuo karto rasiu laiko, gausiu įrašus ir įkelsiu dar įrašus į grupę. Tai o šiaip vyksta ir gyvai, visą laiką rekomenduoju ir gyvai sudalyvauti. Dar klausimėlis Rolandai dėl kortelių su Ultimom. Tai jeigu kortelės dabar galima tik tai išsiimti iš kortelių pinigus, ta prasme gaunant ten cashbackus ar ten pasiemant pelną. O ar yra pinigus į kortelę? Kažkokie nutrukai, koks klausimas, ar yra galimybė įdėti pinigus į kortelę, ar tik tai bus galima? Ne, manau, kad įdėti nebus tokios galimybės. Manau, kad ne, nes kad įdėti pinigus, tai turi būti konkretus labai bankas ir konkretaus banko tinklas bankomatų, kad būtų galima įdėti. Pavyzdžiui, pas mus yra SEBankas, tai įdėdi į SEBanko kortelę, yra Swedbankas, įdėdi į Swedbanko kortelę ar į sąskaitą. O kad galėčiau įdėti per SEBanką ir Revolut banką, nėra tokios galimybės. Tai jau yra, sakykime, kitas bankas, o tuo labiau, sakykime, šita kortelė, tai yra, sakykime, vėlgi dirbanti įstaiga pagal licenciją, netgi ne bankas, o pinigų operatorius, ar kaip galima pavadinti. Jie net neturi savo kažkokio bankomatų tinklo ar kažko tai tokio. Tai tokios galimybės nebus. Tai ir net ir elektroniniu būdu irgi nebus galima įmesti, ta prasme. Ne, elektroniniu tai taip. Elektroniniu aš nebandžiau, bet elektroniniu tai taip. Mes turim visas sąskaitas, tiek kriptovaliutinės, tiek eurinės, tiek kažkokias kitokias, ar ne. Bent jau aš sakau, su Anglijos banku tai nemažai turiu patirties, tai galiu į banko sąskaitą atsivesti bitcoiną, galiu banko sąskaitą persivesti USDC, galiu banko sąskaitą persivesti svarą, eurus, jenas, juanį, dolerių, ar ne. Tai tai lygiai taip pat su šita kortelė. Pavedimus daryti galima be problemų. Kas neturėsite kortelės, kurią patogu atsiskaityti parduotuvėse, įsimti grynus per bankomatą, arba jūs neturite tų tiek cashback taškų, kad jums reikėtų tos kortelės tikrosios, tai laukite virtualios kortelės. Tai ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jūs kažkaip tai atėję į kripto rinką, kažkaip tai uždirbę pinigus, pasikeitę, kol kas Ultimos dar, manau, nebus, kažkada gal bus, reiktų irgi pasiklausyti šitą klausimą. Ultima banke, kada? Bet kokiu atveju dabar ten ar bitcoiną, ar USDT, ar ne, persivedė į savo banko sąskaitą. Ir turite toj sąskaitoje bitcoiną, pasikeitėte į eurus, neturite tikros kortelės, bet turite virtualią, tai jūs savo pinigus galite leisti per virtualią kortelę, sėkmingai visur, kur online prekyba yra, ir sėkmingai leisti savo uždirbtus pinigus. Bet tai irgi yra labai labai geras būdas. Ir jeigu, sakykime, turim fizinę kortelę, tai vėlgi visada mes susidurėm su reguliavimu, susidurėm su didesniu netgi, su mokesčiais ir panašiai. Kai turim virtualią, aišku, irgi susidurėm.
Bet, sakykime, vėlgi, jeigu ten kalbėjau šiandien irgi su kažkuo, tai jeigu ten nedidelės sumos, vėlgi, gal tie patys reguliatoriai taip stipriai nežiūri, ne, jeigu ten mes ir tą fizinę kortelę kažkiek atsiskaitom nedėlėm sumom kasdieną ar virtualia, ne. Va, o iš kitos pusės, aišku, galima ieškoti ir kitokių variantų, ar ne, kaip atsiskaitinėti uždirbtais pinigais, kaip juos pasiimti per prekes, paslaugas ir panašiai. Tai čia tokių variantų irgi iš principo mes turim ir kuo toliau, to turėsim daugiau. Kaip pavyzdys, gavot ultimą, uždirbot ultimą, sugeneravo ten per savaitę, ten per mėnesį kokius 3,000 jums ultimų, $3,000, ar ne, vietoj to, kad kažkaip tai pasiminėti per banką, ten paskui aiškinti, kiek ten tu uždirbai, mokėti 15%, matėte, aš tą išaiškinimą dar sykį siunčiau, kiek kada mokėti reikia čia bent jau Lietuvoje, tai galite tuos pinigus tiesiog, sakykime, išleisti per ultimą trial, kaip pavyzdys, kurį turėtų neužilgo pasileisti, ar ne, ir ten nusipirkti kažkokią ten, ar ten voucherį, kuponą ar kažką, tai ir ten keliauti, ar ne, už tos pinigus. O tik tiesiog, tie pinigai kažkur tai ten ir pasilieka, sakykime, toj erdvėj, jinai nepereina nei banko, nepereina nei kažkokių institucijų, jeigu jums nori save taip pinigus leisti, tokiu būdu. Irgi, arba perkant prekes paslaugas kažkokias, ar ne. Vėlgi, galbūt dabar, aišku, mes turim iš ultimos eiti į biržas ir iš biržos galbūt ten pirkti, keisti USDT, kaip pavyzdys, ir naudoti kažkokiam tai Amazone ar kažkur tai, gal su laiku bus kažkas tiesiai ir iš ultimos, ar ne. Tai yra tiesiai iš piniginės ultimą galbūt bus galima kažkur tai vesti, arba į tą patį banką galbūt bus galima tiesiai vesti. Su ateityje dar turėtų būti sprendimų visokių. Ir, aišku, Aleksas minėjo, kad dar vienas turėtų liktai atsirasti bankas, dar viena kortelė, ten kažkoks tai pinigų operatorius, bet kol kas dar neaišku, kada, tai aš iš klausimų išklausiu, kad žinosiu, pasakysiu. Vienu žodžiu, plėtra vyksta. Aha, koks klausimas? Bet mačiau, Dubajaus renginį kažkokie žmonės ir smart kortelės laikė, ne? Jo, tai apie tą dar norėjau 2 dalykus dar pasakyti, apie reguliavimą noriu pasakyti ir apie smart. Kai tik pasirodys tos smart defender baltos kortelės, ar ne, tai nepatingėkit išleisti pinigų. Nepagailėkit, ypatingai tie, kurie turite savo piniginėse daugiau pinigų, tiek tokenų, splitų visokio, tokenų, ultimų tenai, ar bitcoinų, ar dar kažko tai atsivedę. Kas tai yra Smart Defender? Tai yra 5FA, reiškia, įmonė deklaruoja, kad mes galim klientam pasiūlyti ypatingą saugumą rinkoje. Ar ne? Tai yra, sakykime, žmogus įeidamas į savo piniginę, ar ne, ir norint padaryti kažkokį tai veiksmą su mūsų pinigais, ar su split tokenais, ar su ultimom, ar su kažkuo tai, mums reikia pirmiausia, sakykime, žinoti ten PIN kodą, ten toliau piršto antspaudą turėti, toliau dar kažkas, sakykime, kaip pavyzdys, darant pavedimą vėlgi mes pridedam pirštą ar vedam PIN kodą, o čia dar mes turime kortelę, kuri yra kaip papildoma apsauga, kuri veikia per NFC sistemą, tai reiškia, mūsų privati piniginė, jinai jau pasidaro nebe 12 žodžių kombinacija, o 24, ar ne, ir kad bet kokia operacija įvyktų, piniginė turi susirišti su ta kortele, tai yra mūsų dar papildomas tapatybės patvirtinimas, ar ne, ir mes, pavyzdžiui, į piniginę įeiti galim ir taip, ar mes paspaudėm, uždėjom pirštą, ar ne, arba ten nuskaitė tą mūsų veidą ar kažką, tai ar suvedėm PIN kodą, įėjom. Bet norim daryti pavedimą, mūsų klausė, palauk, tu dar atsinešk tą Smart Defender kortelę, įjunk NFC, pridėk kortelę
ir tada du raktai susijungia į krūvą, tada patvirtinama tapatybė ir mūsų pinigai iškeliauja kažkur. Tai reiškia, jeigu mes pavogs mūsų telefoną, arba kažkas išsilauž kažkaip tai į telefoną ir kažkaip tai ten ateis mūsų tenai slaptažodį, arba ten netgi kažkaip, nežinau, stebuklingų būdų mūsų biometriją nuskaitys ar ne ir eis į piniginę. Bet jis vis tiek nieko negalės turėti, nes jam reikia turėti fizinę kortelę. Nes, sakykime, ta online visą laiką mes susidurėm su pavojais ir jų tik daugės. Tik daugės. Ne? Ir va tas fizinis dalykas yra be galo gerai. Taip, jisai lyg tai nepatogu, tai yra fiziškai, bet kasdien mes nedarom pavedimus ten kažkur, ne iš tos pačios savo smart wallet piniginės. Tavo, pavyzdžiui, kortelę turim, galbūt dviejas reikia turėti, gal namuose, gal sode, sakykime, kažkokį tai dublį pasidaryti, jeigu jinai ten netyčia sudegė. Bet mes tada turime visišką saugumą. Mes galim bet kam, kaip ir lyg tai atvirai rodyti, ne? Taip šiek tiek drąsiau, žinodami, kad jeigu netyčia ir kažkas kažką nulauž, vis tiek nieko nepadarys. Įeis, gerai, įeis į piniginę. Nusiskaitys 12 žodžių, privatų raktą susigeneruos, ten dar kažką tai, gal ten PIN kodą pasikeis ir mes patys nebegalime eiti. Ir kas? Mes grįžtam namo, mūsų telefono nėra, mes jį pametėm, ar ne, mes į kitą telefoną susimportuojam savo piniginę, susivedėm savo naują ten PIN kodą ir panašiai, ir mes tik su mūsų žinia pridėję tą kortelę galim tos aktyvus persivesti kažkur tai kitur. Pavyzdžiui, ta piniginė susikompromitavo, tai mes tiesiog prisijungiam tam, kad vienu upu padaryti pavedimą į kitą mūsų piniginę ir tą piniginę pamirštam visiems vaikams. Ir tas Smart Defenderis jis palaikys, kiek žinau, 10 piniginių, ar ne 10 Smart Wallet piniginių, taip kad labai, labai, labai patogu. Vienoje piniginėje laikyti einamas pinigus, kitoje kaip šaltoje piniginėje, kitam telefonės, kuris guli stalčiuje, laikyti tas sumas, kurios yra kažkokiam pirkiniam. Ne, kur, pavyzdžiui, vis pervedam kaupis ir staiga išeina automobilis Lamborghini. Ir atėjom vieną dieną, telefoną įsitraukiam, prisijungiam, pridėjom kortelę, nusipirkom Lamborghini. O jeigu viskas gulėtų vienoje piniginiai, nesaugu. Netgi jeigu dviejose nesaugu, nes vis tiek tie telefonai jungiasi prie blockchaino per internetą, internetas reikalingas. Geriausia, aišku, visą laiką turėti Smart Wallet su atskirame telefone, kurioje nėra nieko. Apart Smart Wallet. Ir viskas, ir kuris ten guli stalčiuje. Tai yra idealas, bet netgi aš tuo idealu nesinaudoju, bet tai pagal idealą reikėtų daryti. Už tai aš labai laukiu to Smart Defenderio, ir tai yra toks stiprus palengvinimas. Nes, vėlgi, kodėl man gal nepatogu laikyti tą telefoną visada stalčiuje, nes, kartais yra klientų, ne kiekvienam rodė, aišku, savo pinigus, bet yra kiti, kurie, kitaip nesupranta. Kitaip nesupranta, tu jam parodai, kokiam draugui, nežiūrėk, tai yra piniginiai, taip dirba, o tokie mokėjimai, o to kasdieniai, o tokie pūlai, tu jam viską realiai atvirai parodai, jisai tada visai kitaip žiūri. Jeigu tu ten viską tik paišysi ant ekraną, sakys, aš jį moku papaišyti. Arba dirbtinis intelektas man gali papaišyti. Todėl, turėti savo rezultatą ir įrodyti yra, labai informatyvu ir įtaigu patrauklu, bet tai yra nesaugu. Tai, tarp kitko, mano paskutinius 10 milijonų taip ir nunešė. O būtent per tai įtaigu, bet nesaugu. Tai ta kortelė, sakau, tik atsiras rinkoje, taip kad griebkim ją kuo greičiau ir naudokis. Bet kada jinai bus, aš irgi Alekso paklausiau, kada jau bus pardavime, galbūt jinai bus už kažkokius ten taškus ar pagal kažkokią akciją. Dar klausiau, ar bus kortelės, Ultima kortelės pardavime atskirai. Tai irgi dar tokių minčių nėra, bet irgi paklausim Alekso. Aleksas atsakys, gal jos bus pardavime atskirai, nes senosios kortelės buvo ir atskirai pardavime, buvo galima jas nusipirkti. O dabar gaunasi, mes turim tokį periodą, kad senieji klientai jie po truputėlį tas kortelės pasiema ir tai dabar, kurį laiką ten tvarko tą sistemą, o naujieji klientai jie negali jų dar kol kas gauti, nes nei jie taškų turi, nei jie atskirai jos gali nusipirkti, nei kortelės nėra prie kažkokios tai akcijos, bet kažkas tai bus. Tikrai bus, nes kortelė yra mūsų einamas produktas, vienas iš tokių
svarbių, topinių produktų, todėl jis tikrai kažkaip tai bus vėlgi įtrauktas ar prie kažkokio tai paketo, ar atskirai pirkimas, ar kažkada Aleksas sugalvos. Taip, kad turėkime minti, kad mūsų klientai naujieji nebus ilgai be kortelės. Kažkas bus sugalvota. Kažkas Taip, dėl voucherio kortelės papildymo. Noriu pasakyti, kad 45 dienas jau pralaukiau, kai reikėjo, ir man dar 3 dienas dar vis rodo, kad kodas, dar procesina vis kodą, tai aš nežinau. O rodo likusi laiką ar tiesiog procesing ir viskas? Jau tas laikas pasibaigė 40 Pasibaigė, bet papildomą nerodo, ne? Galima buvo gauti kodą jau ir tas kodas vėl procesinasi ir dabar jau 0, nėra laiko, bet jau 3 diena ir vis ten procesinasi. Reikia laukti, tvarko tą sistemą, jeigu norit tiksliau, nepamirškit naudotis supportu, ar ne, Telegram'e nekartą daviau, kad veikia Ultima supportas labai greitai, bet koks klausimas, ar ne, ten, jeigu teisingai išgirdau, 3 dirba online dieną naktį žmogeliuką, ar ne, kurie greitai atsakys. Tiesiog prašyti, tai kada man tas kodas bus, tada pasakys, kad tvarkom, galbūt pasakys, o kiek tvarkysim ar ne, ir panašiai. Tai visada galima papildomai paklausti. Ir plus nepamirškim, kad įėjus į kabinetą, jeigu einat į Ultima Business kabinetą, ten yra galimybė įeiti į blogą ir yra blogi begalės visokių instrukcijų, ar ne, pasižiūrėti, pasiaiškinti, rasti reikiamus video ir panašiai, galima nueiti per ten, vėlgi rasim labai daug atsakymų į savo klausimus. Tai irgi nepamirškim, kad kabinetus irgi yra nemažai sudėta informacijos. Dabar žiūriu, norėjau čia atsidaryti kaip tik. Kolega rašo, ar bus įrašas, įrašas bus padarysiu. Jūs galvokite dar klausimus. Ir man atrodo, mes plius minus jau būsim užsisėmę. Taip, čia buvo tos skaidrės. Sakykime, kai nueinat į Ultima Business, ar ne, viršui yra blogas ir helper, ne? Arba pamošnik, pagalbininkas. Tai nepatingėkit naudotis, vėlgi ten gausit pakankamai daug informacijos per blogą, per tą pagalbininką, ir jeigu dar kažkas neaišku, klauskit, aš atsakysiu, bet jeigu iš manęs negaunat, ar tiesiog suprantat, kad aš ne visada galiu ir greitai sureaguoti, tai tada parašykit į Telegram support, ten tikrai pakankamai greitai atrašyti, pakankamai profesionaliai. Laiškais, pavyzdžiui, šiais laikais bent jau man labai nepatogu būtų, aš ten tikrai nespėčiau klausinėti, geriau neklausiu, negu klausiu, kol aš tą paštą atsidarau tenai, kol tą laišką atsidarau, o Messengerį beprotiškai patogu. Paimt porą sakinių parašėjai, baimt už kelių minučių tavo atsakymas ir dirbi savo toliau. Taip, kad naudokitės drąsiai. Na ir išnaudokit laiką, 3-8x yra pakankamai gerai. Nepamirškit tokio dalyko, jeigu jūsų klientai perka, jūs turite būti aktyvus, jau kalbu apie pardavimus. Ką tai reiškia aktyvus? Tai reiškia, kad bent turite turėti vieną asmeninį pirkimą, ką visi čia mes esantis turim, ar ne? Ir jeigu turim bent vieną asmeninį pirkimą, tada viskas gerai. Tada jeigu perka tiesioginis klientas, mums įkrenta 40% bonuso business splitais, viskas gerai, netgi jeigu mes esam neaktyvus. Pirmas pirkimas naujo kliento mus padaro aktyviais. Bet jeigu tai bus antras pirkimas to pačio kliento, ar ne, tai jau mūsų nepadarys aktyviais ir mes bonuso negausim. Todėl mes prieš klientui perkant ar neturim nusipirkti patys. Vienas variantas mažiausia, bent jau mažiausią paketą, arba antras variantas, susirasti naują klientą, kuris turi bent mažiausią paketą, arba vėl padarys 30 dienų aktyviais.
Tai vat yra du tokie variantai, nepramiegokim, aš esu savo gyvenime daug kartų bonusus pramiegojęs ir vieną kartą damas 15 000 pramiegojau pinigų, va taip. Elementariai buvo prasilenkimas 2 valandom. Ne, bėgi, atrodo, čia jo nusipirksi, kažkokie renginiai, kažkas tai. Ir per tas 2 valandas pripirko ten vos ne 100 000 mano komandos nariai, o aš buvau neaktyvus. Na ir ką? Ir nieko, visi šipsai ir eini toliau. Taip, kad jūs tokių klaidų nedarykit, stebėkit aktyvumą. Jeigu yra ten žmonių ranka paduoti, sakykime, juos visus žinot, tai visada galit kažkaip tas situaciją spręsti ir bet jeigu jau, pavyzdžiui, būna daugiau žmonių ir be jūsų žinios perka, kaip, pavyzdžiui, pas mane, aš net nežinau, kad jūs ten sugalvojat pirkti ar ne, tai jau reikia sekti, nes kiekvieną perklausą esate ar pirksi, dintą ar pirksi, ar eimutą ar pirksi, tai yra pakankamai sunku ir tokių žmonių ten daug. Tai yra ir neįmanoma. Ne? Ir bonusai tiesiog pralekia pro šoną. Taip pat irgi saugokit savo įdirbį ir pagal galimybės visada stenkitės bonusus pasimti. Ir aišku, dar viena mintis kilo, pažiūrėjus vieną iš jūsų vardą ar ne. Galbūt vasara, galbūt visai smagu ar ne kažkur tai susibėgti ar ne, ir kokį vakarą. Nebūtinai ten reikia kažkokią tai ypatingos gal šventės ar panašiai. Bet jeigu būtų kažkoks tai vasaros vakarai ilgesni ar ne, kad ir po darbų ar ne, kas dirba, turi kažkokius darbus, kokiai ten 5-6 valandai susibėgti, 4-6 valandom paplėtėjom, pašnekėjom, aptarėm klausimus, kažkur tai Lietuvoje gyvai, irgi būtų smagu, galbūt dar kažkokius mokymus pasidarėm, kažkokį seminarą, kažką tai, gal klientų atsivedėm naujų ir gyvai, ar ne. Ir nepamirškit tokį dalyką, kad kai dalinatės su klientais, nepamirškit, kad tikrai kiekvienam iš jūsų padėsiu, kas jau žinot ir protingai darot, man sakot, aš šitam žmogui parašiau, jis tau skambins. Petras Petraitis tau skambins ir žinok, kad čia nuo manęs. Ir viskas. Ir būna dažnai net Petras Petraitis net nepasako nuo ko. O turėjau vieną atvejį iš Amerikos klientas, o jisai turėjo klientą Lietuvoje. Ir tas klientas Lietuvoje man skambina, labai dieną, aš čia kažką girdėjau, kažkaip čia noriu pirkti, tai panašiai. Ir šnekėm, aiškinamės, kol galų gale, sakau, tu iš kur tą informaciją, iš kur čia mane atkasi. Tai man ten kažkas tai sakė, ten iš Amerikos, ten tas žmogutis, mes čia kažkada bendravom. Tai kartais būna žmonės ir neskubu pasisakyti, tai aš visą laiką klausiu, iš kur jis atsirado, iš kur čia jis mane surado, taip kad žinokit, visą laiką perklausiu ir turėjau ir čia Lietuvoje, dabar nesenai vieną toks žmogus ar ne iš kažkur tai ateina, nesuprasi iš kur, bet vis tiek galų gale jis nėra niekaip registruojamas, kol jis neprisipažįsta, iš kur jis atsirado. Taip pat tą turėkit minty, kad nebus taip, kad jis atėjo, neprisipažino ir staiga aš jį užregistravau, pas save į pirmą liniją, tenai pasidariau aktyvumą, gavau bonusus ir panašiai. Ne. Visą laiką yra išsiaiškinama ar ne, nebent jūs pasakys jo, aš tavęs mačiau internete, nieko daugiau nežinau, tik tai vieną, tai tvarkoja, tada problemų nėra. Taip kad nebijokit drąsiai, pasakyti, kad jo toks valandas gali duoti, arba paklauskit manęs ten telefoną, arba bent jau ten messengerį kažkokį duoti telefoną, ne visada atsiliepiu, ir paskui reikės duosiu telefoną ir pabendrausim. Ir tai bus jūsų klientas, ar ne, niekur jisai nedings, bus užregistruotas pas jūs, tiesiog aš jam padėsiu, priimti sprendimą, padėsiu suprasti, kaip viskas veikia, ir jums bus mažiau darbo, ir jums nauda, ir man nauda, ir ultimai nauda, ir kompanijai nauda. Tai kad tikrai drąsiai, taip pat mes dažnai organizuojame su kai kuriais iš jūsų susiskambinimus, 2, 3, ar ne, buvo ne vienas, tai buvo su Estija susiskambinimas, tai su Latvijos susiskambinimas, ten keli žmonės, čia keli žmonės, tokius darėm Zoom'e ar Telegram'e ar kažkur, ar Skype'e, koks klientai, kur klientui patogiau ar ne, ir pasišnekam, sakykime. Kartais būna tiesiog apsikeitimas projektais, kažkas iš Latvijos sako, aš turiu tokį kietą projektą, čia milijonai, sakau, pas man irgi
neblogas, irgi milijonai, nu, pasilyginam, paskui įsiskirstama. Nu, visai, arba kažkas į kažkurį projektą prisijungiam, sakykim taip. Na ir saugokime kamerių, saugokime apgavikų, nespauskim nuorodų, blokuokim ten visus, kurie sako hello, privet ir mojuoja ir taip toliau. Labai dažnai siunčia dabar, sakykime, paima kažkokius žinomus lyderius, ar ne, ar tai kažkokios kompanijos, ar šiaip kažkokio tai coacherius ir panašiai mokytojus ir viskas. Ir atsiunčia jo trumpą video, ar paprastą video, ar tą apvalų, sakykime, telegramę ir papačią nuorodą. Vat, jungi šitau, vos ne, gal mokymai, nemokamai, pirmie, ar dar kažkas. Taip, žinokit, tai yra apgaulė. Tai yra apgaulė, ar ne, ir per Instagramą tas pats eina, ir per TikToką ir taip toliau. Tai, kad būkite atsargus, nieko nespaudinėkit, saugokit save, visi normalūs klientai ateis normaliai, su normaliais klausimais, o ne tai, kad labas galau ir viskas. Labas galau visą laiką eina į baną. Taip, kad jūs irgi budėkit, nes Ultima visgi kainuoja, irgi šiandien su žmogu kalbėjau, jo, čia kaip ir, jis turi ten tų raudonų skliutų, ar ne jo, kaip ir jie taip ilgai atsipirkinės ir panašiai, bet sakau, nėra taip blogai. Jeigu lyginant su kitais produktais, ar ne, kur galima investuoti, tai vis tiek yra pakankamai gerai ir net labai gerai. Kitas dalykas, ta pati Ultima, jinai pakankamai neblogai laikosi rinkoje, 4000 kaina, visai nebloga, ne. Gerai, mes ten pagal kapitalizaciją, ten 500 vietų plus minus, ne, bet pagal kainą mes antri rinkoje irgi galima pasigirti. Už mus brangesnis tik bitcoinas, irgi neblogai. Taip, kad nėra viskas blogai ir ta kaina žema, ją reikia naudotis. Ultima reikia pirkti žemą kainą, parduoti aukštą, taip kad kas planuojate į projektą eiti, arba netgi klientam ta pati paskata, kada tau ateiti. Kai Ultima kainas 30 000, ateiti dabar. Kaip pūlas bus įsivažiavęs, ar jau ten įpusėjęs, ar ten bus vasaros pabaiga ir panašiai, ir procentai mažiai, ir Ultimos kaina didelė, ar tada reikia ateiti, ar tada kaip pati pradžia. Tik pūlas pasileidžia ir Ultimos kaina yra žemumuose. Viena klientė šiandien klausė, niekaip nespėjau su pinigais, o gal aš ateisiu vasarą, tada bus daug pinigų, ar bus naujas pūlas. Nežinau, gal bus, gal nebus, bet šitas pūlas, iš šitą pūlą ateiti bus gerokai prasčiau negu dabar. Gerokai prasčiau. Gal bus kažkoks naujas. Gal bus. Aleksas sako, gal nebus. Gal tai bus ir paskutinis šitas. Gal ir bus, nesvarbu. Bet, vėlgi, motyvuokit klientus, ar ne, kad startas naujo produkto, naujo pūlo. Ir to labiau, kad tai yra, vėlgi, ne tai, kad naujas pūlas dėl pūlo. Kiekvienas pūlas jis turi labai konkrečią priežastį, ar ne, traukti Ultimas iš rinkos. Pūlas skirtas traukti Ultimas. Taip, jis ir atiduoda. Už tai čia, sakykime, tam tikri pūlo pjungimai vyksta ir panašiai, tų pūlų irgi turi būti kažkoks balansas, bet vienas iš elementų yra ir traukti, ne, nes mes Ultimas, kur paimam iš rinkos, jas nupirkom, sumokėjom už paketą ir pinigai nukeliavo į uždarą pūlą. Dalis pinigų nukeliavo kompanijai, dalis nukeliavo į uždarą pūlą, ar ne, ir užsirakino tenai 10 metų priekį. Taip, kad nauji pūlai yra, ne dėl pūlų, ne dėl to, kad ten kažkaip, tai sakykime, kaip kažkas tai įsivaizduoja čia pinigų žaismas. Ne, jie turi konkrečią matematinę uždavinį mažinti monetų kiekį rinkoje vis labiau ir labiau. Taip, kad mes turim iš vienos pusės matematinį, hiperdefliacinį modelį mažinti monetų kiekį, iš kitos pusės turime produktų technologijų liniją, kuri plečiasi, auga. Technologiškai monetų kiekis mažėja, infrastruktūra plečiant, panaudojimumas didėja ir vis, sakykime, gaunasi toks vis didesnis disbalansas, kad Ultimos reikia vis daugiau, o jos rinkoje yra vis mažiau. Ir kaina, būtent per šitą hiperdefliacinį deficitinį modelį, vis kyla į viršų. Tai, kad aš manau, neliūdėkiam, kad dabar Ultima kainuoja 4000, džiaukimės labai puikiam galimybėm įeiti į rinką. Tai atrodo viską pasakiau ir daugiau negu norėjau. Klausimų turbūt gal ir neliko. Jeigu liko dar vienas link. Apie keityklą mūsų. Aha, jo. Veikia, pasakyk. Jo, keitykla veikia, Laimutė naudojasi, galima keityklą naudotis. Keityklą kada galima naudotis? Kai mes turime kripto pinigų.
Ar ne, kai mes turim kripto pinigų, galima nusipirkti Ultimą, galima nusipirkti Smartą ir atvirkščiai turbūt, ar ne, aš ten vieną kartą pasižiūrėjau, bet daugiau nežiūrėjau. Tai va, galima naudotis. Jeigu mes nenorime naudotis biržą, bet turime kripto pinigų, mes ten galime juos pasikeisti. Ir tai yra patogu. Ne, aš nesinaudoju, man patogu yra birža, aš jaučiu kainą, jaučiu, kada kils, kada kris ir galiu ten išlošti dar papildomai. Bet ten reikia registruotis, reikia tapatybės, taip toliau, vėlgi ten reguliatoriai, mokesčiai ir taip toliau. Tai va, kas nenori tokių dalykų, bet kriptovaliutos turit, pavyzdžiui, turit Ultimą, ar ne, jūs galite per keityklą iš Ultimas pasidaryti kažkiek Smartų, ar ne? Teisingai Laimutai. Ir tada tos Smartus persivesti savo piniginę ir turėti jau. Ir tada ramiau gyventi, nes nebalansuojame ant tos 5500 ribos. Taip pat keityklą irgi naudokitės, ypatingai kas biržomis nesinaudojat ir jums jos yra neaktualios, nenorit visų įsipareigojimų ir taip toliau. Tai čia su keitykla įmonė savo biržos neplanuoja, visgi iš pradžių planavo, bet per daug reikalų. Vieną momentą visgi dar nepasakiau ir pasakysiu. Vieną momentą nepasakiau, tai va dėl biržos, ar ne, kad įmonė neplanuoja savo biržos turėti, bet dar kažkas apie pasakysiu. Pabėgo viena mintis, gerai, pabėgo, bet pabaigai vis tiek, kažkutį prigazinčiau. Skaitmeninis euras, skaitmeninė centrinių bankų valiuta, labai stipriai ateina į mūsų gyvenimą. Labai stipriai, patikėkit, aš neturiu kada dalintis, bet seku tą informaciją kiekvieną dieną ir grinieji labai stipriai traukiasi iš rinkos. Ir iki tokio lygio traukiasi, kad Europos centrinio banko pirmininkė, Lagarde, kaip ten vadinasi ta moteriškė, jinai aiškiai pasakė viename iš interviu. Sako, pas mus dabar Europos Sąjungoje, yra toks kaip ir vidurkis, aišku, pas mus Lietuvoje čia biškutį geriau, bet kitose šalyse yra 1000 eurų gali būti grinaisiais, ar ne, kažkokios operacijos. Ir turėkit minty, kad jeigu jūs išleisite daugiau negu 1000, grinaisiais jūs jau papulsite į tam tikrą pilkąjį sąrašą, iki to, kad gali jums pareikšti ir tam tikrus sutarimus ir kaltinimus ir netgi suimti. Sakykime, gal kažką biškutinę taip perfrazavau, ar ne, bet iš principo, ką pasakė Europos centrinio banko vadovė. Ir jie kalba apie tai labai atvirai. Jie kalba labai atvirai, kad mes ir vėlgi reiktų galite internetą paieškoti, Amerikos bankas, ar ne, man atrodo taip jis ir vadinasi, vienas iš vedančiųjų bankų, bijau pameluoti, man atrodo, irgi vadovas sako, kad mes einame link to, kad kuo greičiau turėtume visuomenę, kurioje nebus grinųjų. Įsivaizduokit, grinuosius spausinti, belie kiek reikalų ir labai brangu išeina milijardai. Spausinti ten kažkokius ten čekius tenai, vėl ten krūva reikalų, pinigų ir brangu. Mes einam prie visuomenės, kurioje nebus grinųjų pinigų. Ir tai kalba daugybė bankų. Europos centrinis bankas testuoja skaitmeninę valiutą, Rusijoje planuojama ten kriptovaliutos uždrausti, Europa labai stipriai reguliuos kriptovaliutų sritį. Supraskim, kad visos sistemos turės paklūsti ar ne reguliavimui ir, aišku, tos, kurios yra decentralizuotos, su jom bus atskiras karas. Žiūrėsim, kaip mums čia pavyks šitoje vietoje suktis ar ne. Aleksas yra tikrai tą numatęs ir jis nekartą apie tai kalbėjo, ar ne, ir jisai žino,
kad jisai bus spaudžiamas į kampą ir reguliuojamas, užtat decentralizacija mums yra beprotiškai svarbi. Mes ją turim, mes galim pasigirti, kad Certec išorinė audito kompanija, viena lyderiaujančių pasaulinių kompanijų mus pripažino kaip visiškai skaidrią technologiją, skaidrų blockchainą, visiškai decentralizuotą, kur Aleksas nieko negali pakeisti, nei pūlų sistemos, nei įdėti, nei išimti, nei monetų padauginti, nei atimti. Apie tai irgi klientam pasakokit. Dabar vienas man, tarp kitko, parašė, čia mes čia didelį procentą gal noriu uždirbti. Aš sakau, dirbu tik su decentralizuotam sistemom, aš kai pasišneku su tais kameriais. Bet pas mus decentralizuoti čia jau daug metų. Gerai, sakau, siūs sertifikatą kompanijos kokios, išorinio audito. Tylo. Bet čia pas mus toks kietas vadovas. Gerai, siūs, sakau, nuorodas į LinkedIną, kur tas tavo vadovas. Tylo. Gerai, kad vardą pavardę sugebėjau parašyti. Suprantate, apie ką kalba? Apie ką kalba? Mes turim viską. Mes turim ir vadovą, ir decentralizaciją, ir išorinį auditą, ir daugelį dalykų turim. Ir daug ko neturim. Bet atrodom, pasauliniu mastu pakankamai gerai. O žinant tai, kad centrinių bankų valiuto ateina, kad mus spaudžia labai stipriai, ir aš manau, kad stipriai nesuklysus, jau sakiau ir prieš metus ir dar kartą, kad kokiais 27-ais jau mes galim drąsiai turėti Europoje centrinių bankų valiutą ir kitose šalyse, tiek Amerikoje dabar testuojama, tiek SWIFT'as ten paleidžia centrinių bankų valiutą, sakykime, per tą SWIFT sistemą. Labai dideliais tempais mes einame link centralizacijos ir link grynųjų pinigų išėmimo iš rinkos. Taip kad, domėkime šitą sritimi, ar suvokim, kaip veikia decentralizacija, supraskim, kad čia mes galim būti daugiau mažiau saugus, ar ne, nors irgi nebe iššūkių, bet jeigu kažkas laikote didesnės sumas bankuose, nerekomenduoju. Nelaikykit bankuose pinigų. Nelaikykit ne jokiame. Neeinama sąskaita tvarkoja, į parduotuvės gerai, bet jokių santaupų bankuose aš nelaikyčiau ir jums nerekomenduoju. Vien tai, kad bet kada gali paskelbti karo padėtį Lietuvoje, tai reiškia, viskas, kare kaip kare. Jūsų sąskaitą tą pačią sekundę gali uždaryti. Ir be to reguliatoriai pasakys, kad pas jūs čia sąskaita, o dar čia jūsų kripto bendraujate. Gerai, ateik, kol neišduosi, kaip tu ten su kripto bendrauji, mes tavo sąskaitos neatidarysim. Nes kripto bus stipriai reguliuojama ir decentralizuotos sistemos kažkaip išgyvens. Tas pats bitkoinas, aš manau, vis išgyvens. Auksas išgyvens, sidabras išgyvens, barteris išgyvens, o visi tokie blokčiukai centralizuoti, arba jie pilnai pasiduos organų valdymui, arba jie tiesiog turės iš rinkos išpirkti. Taip, kad negeriausia kaip tai artėja, todėl reikia domėtis, kaip tais pinigais operuoti, kur juos padėti ir labai džiaugtis, kad mes galim sudėti decentralizuotam sistemam dirbti. Tiek pabaigai. Turiu dar vieną pasiūlymą, Rolandai. Taip, pasiūlymas, už kokius pinigus? Ne, pasiūlymas yra paprasčiausiai toks, galbūt dėl Ultimo kortelės. Galbūt galimybė pasiūlyti Aleksui tokį variantą, kad atsiskaitimas būtų ne tik Ultimomis, bet ir galima būtų atsiskaityti iš kortelės, perkant kokį mažą arba vidutinį paketą. Jeigu daleiskim, aš kodėl galvoju iš tos pozicijos, daleiskim, jeigu esi neaktyvus ir dar neprisipildė tam tikras kiekis splitų, daleiskim, kad aktyvuotis per kortelę, pervedant elektroniniu būdu, ten daleiskim pasipildant kortelę ir tada susimokėti kortelę ir paketą, kad aktyvuotis ateinant naujam klientui arba ten, kuris norėtų pasipildyti. Ta prasme, čia patogumo būdas būtų. Aš manau, kad gal net ir neklausiu. Aš turiu pasakyti, kad nebus tas jūsų bankas. Nebus, sakykime, mūsų technologija, mūsų sistema, jinai neveiks. Mes nuo banko atsiskyrėm prieš kelis metus ir
turėjom begalės problemų, ar ne, tai veikia, tai neveikia, tai papildomų dokumentų prašo, tai papildomų reikalavimų, tai dar kažkas. Tai. Ir mes viskas iš pradžių perėjom prie Coins Payments, prie išorinės kompanijos, kuri mums davė tas, sakykime, mokėjimo paslaugas, visus pirkimus su USDT ir ten USDT iš principo ten pagrindę buvo pirkimai ir kol galų gale ir Coin Paymentas pradėjo strikti, nepavesti mūsų sistemos, mūsų pirkimų, mūsų apimčių ir panašiai, tada galų gale per kažkiek laiko sukūrėm savo Ultima Pay ir dabar tik su Ultima Pay ir dirbam. Tai aš manau nebus, nes dar dėl ko nebus. Dar vienas dalykas, kai prasideda mokėjimai iš banko fiatiniais pinigais, ar ne, fiatiniais pinigais, tada atsiranda papildomi reguliavimo reikalavimai. Tada netgi atsiranda kažkurio momentu, nežinau kuriuo, gali atsirasti ir sakykime, kažkokios tai licenzijos papildomos būtinumas, ar ne? Todėl, sakykime, niekada mes neturim tų tokių gilių sąsajų su fiatiniu pasauliu, nes mums nereikalinga licenzija. Mums nereikalinga licenzija. Kodėl, pavyzdžiui, piniginėse, ne tik mūsų, kitose piniginėse viduje nėra keitimo iš ultimos į dolerius, pavyzdžiui, į eurus. O todėl, kad tai jau yra bankinė licenzija, kas tau leis. O jeigu mes turėsim bankinę kažkokią tai licenciją centrinių bankų, ką tai reiškia? Tai reiškia, centrinių bankų pamojavus viską uždarys. Ne tik tos skaitimai, bet yra muomai lieps uždaryti visas smart wallet piniginės arba ten parodyti, kokie jūsų klientai, kiek ten pinigų laiko ir kodėl jie mokesčių nemoka. Manau, kad niekaip nebus šito varianto. Manau, kad nebus niekaip. Tai čia toks būtų mano atsakymas, aišku, galima būtų pasiklausti, bet čia galbūt net neliusiu paklausiu viršų, tiesiog klausimą nusiųsiu, kokiam tai lyderiui, kuris ten su Aleksu gal dažniau bendrauja ir bus turbūt atsakymas tas pats. Mintis gera, bet jinai neįgyvendinama. Daugiau problemų negu naudos. Taip, gerai, tai ačiū labai, kad likom kantriausiai, 1, 2, 3, 4, 5 ir aš 6. Ačiū, kad uždavė daug klausimų ir prabėgom, sužinojom esminius dalykus, kas mums buvo aktualu, o daug kas dar liko neatsakyta, tai trečiadienį nepamirškim sudalyvauti gyvai webinaruose, o blogiausia atveju tada jau peržiūrėti būtinai įrašą ir gauti atsakymus į visus likusius klausimus. Tai ačiū labai. Gero vakaro linkiu ir iki kito. Iki. Iki. Rolandai.